Seniai, kas aš tau, prezidentas Kauno? Ką žinau, žinau, tu viską žinai. Turi prezidentą? Kaip? Turi. Šuštauškas. Taip, net ne meras, o prezidentas yra. Turi, O seniai. viceministras J.D. Vance irgi. Tikiuosi, kad ne čia. Tikimės, kad ne. Viceprezidentas, o ne ministras. Seniai, kur apie politiką, jo, pašnekam. Nežinau. Ne, šiaip žinokit, aš per paskutinę savaitę tapau politikas. Aš irgi Labai domėjotės. eiktų Nu tai savo. fucking hell, tai seniai, aš niekada nežiūriu, aš po 2 metų kokių pažiūrėjau vėl Laisvės televiziją. Aš pamačiau Karočią Tapiną, aš galvoju, pyzė koks senas. Blema ta barda, ne? Nu, Žiauri, juoda. paskutinį kartą, kai mačiau, atrodė netoks senas. Aš galvoju, kad čia bebenamis, bet paskui supratau, kad čia Tapinas. Ne, labai daug įvykių buvo. Tai Tikrai. susidomėjau. Gal kažkoks naujas projektas. Iš benamio į normalų. Nu ką žinau, nu tiesiog taip. Ai, ne, pasirodė. Pirma sekundė ir paskui, čia Tapinas. Aš jau Laisvės TV respektą praradau po to kartą, kai apstumė mano sužadėtuvės. Ta prasme, apstumė. A, jis nemanė? Ne. Mano sužadėtuvės sulygino su Meibacho priešikimų tik tokia. Ką? Aš nuo to karto tai man... Hold on. No. Pala, čia kažkur. Palauk, spill the tea. Papasakok. Nu, čia nespaudai tą darė kur. Kur Ai, darė. Laura Dragūnaitė. Nu. Nu, ir ten pasakė, kad tavo sužadėtuvės yra tas pats, kas... Jo, sako, Bacho šūdų jūsų valgymas? pasirinkimas, kas didesnį tipo, ką šudiniau žiūrėti, ar Meibachas kaip šikai kelnes, ar sužadėtuvės tokias. Eik. Tai aš tada sakau, Da fuck, bet tai čia, taušme, net čia nesulyginant dalykai. visiškai nedekvatu buvo, bet tai man tas ir jau supratau. Wow. What the Ne, fuck? to žmogaus tai aš irgi nemėgstu ir galiu, nu, tipo, man nieko blogo nepadarė. Bet mūsų grupė yra parašius dainą ir žodžiu, nu, ten... Ir yra lyriksai apie ją. ir žodžio, ir jinai žiauriai negražiai apstūmė renginį mūsų grupės narį ir grupę vien dėl to, nes, tipo, ten jie bendravo, visą kitą, žinai, jinai irgi ten bendravo su mūsų grupės nariu. Ir bam, varė, aš nežinau, kaip ten tas komikų, ten, kur važiuoja per miestus, nu, žodžiu, ten Turas kažkoks. su tuo kemperiu, beros. Komandiruotė, Ai, va. Ir no. tenai, žinai, žiauriai negražiai apstūmė. Žiauriai. Ta prasme, hiperbolizavo viską ant tie, kur dalykų net nebuvo, žinai. Taigi seniai, PVS raust. Tai aš suprantu, kaip per ausas tumi, bet tai čia, blėt, sužadėtuvės, lygint su Maibacho šūdų valgymus, čia yra, blėt, žemiau plintus. Net ne, visų What pirma, the raustai buvo. fuck? Bet va čia. Ja, galėsi pažiūrėti po to. Čia nesąmonė. Okay. Aš tai žinai, man tai pocha, nu, tai va, ką aš padarysiu. Bet tu įsivaizduok dabar į man Šiaip. tik į parinas. Nu, Taip, tai aš tikiu. Ir šiaip, žinai, pramogų industrijoje viens at kito stumė, tai čia yra, nu, tipo, neišvengiamas dalykas, žinai, kad tik tais turinio pasidaryti, žinai. Ja. Aišku, Bet jeigu tu už mano draugą sustumiai, reiškia, tu ir mano priešas. Gerai, tu, Dragūnas, Egidijus, Karočius. Nu, šiaip Wow. pavardė, jo. Nu. Wow, kaip nefaina. Kaip negražu. Ne, nu čia nesąmonė. Net pasigilėjau, kad jie atgal šulę nekviečiau. Jinai buvo? Ne. Ai. Bet aš nekviečiau. Bet čia dar iki to buvo. Nu, tipo, nu, Taip, po, kanalą po. viską stūmė. bet what the fuck. Ką padarys, kaip sakoma, bet matėt, šit, va, politika. Tai va, ne, apie tai išnekam. Palaukit, sveiki visi. Jo, CS3. Filmuojam, ne? Jo. Viskas atgučiu. CS3. Sveiki visi, CS3, Antanas, Toms, Luks, vis 3 susėdę. Koks jį pasikeits. Luks įgavęs yra... Pasikeits. Papasakas, kodėl jis yra su akiniais. Turėjai būti su nosim aptvaru, dabar gavus tepti su akimis. Dabar akių operacija. Jis sakė, kiekvieną savaitę darys operaciją, kad turėtų apie ką kalbėti. Jo, nes daugiau neapsimoka, kad daugiau veikti. Ir pastebėjau, kad labai high size, įkėliau, kad operacija darus, iškart 20x stories po peržiūros. Taip. Tai visi sveiki, malonu, kad esate čia, komentuojat. Šiaip praeitas podcastas visai neblogai paėjo. Rimtai? Jo, visi žmonės labai patenkinti, rašė gerus komentarus. Mačiau Omanto tik tai komentarą. Omantas mačiau parašė komentarą, kad prašau nedinkit, bet čia toks labai hiperbolizuotai, nes jis pats buvo dingęs ilgai. Ja. Vieną savaitgalį bičias pusę metų. Jo. Bet šiaip aš nežinau, jums Omantas nerašo šiaip, ne? Ne. Man jis kiekvieną podcastą parašo, kaip jis mina dviratį atsiunčia ir kaip klauso mūsų podcastą. Ir kai neįkėlėm tą sekmanį, parašo, kaip suprast. Okay, Okay, aš jas turim Omantui. Turim faną. Turim faną. Jo, tai labai smagu už jūsų komentarus. Spotify praeitas podcastas surinko daugiausiai perklausų. O mes kokius skaičius kalbam? Nesakysiu. Sebra! 220. Jie nėra dideli, bet Bet mes jau džiaugiamės. yra didžiausias iš visų. Tai Okay. tas yra smagu. Ir šiaip
Žmonės žiūri, žmonės Ne, žiūri. man 5 žmonės klausomus, tai jau. Jau tiek užtenka, tiek kiek kambarį yra, tiek klauso. Šiandien ar vakar girdėjau frazę, kad jeigu bent vieną žmogų padarai laimingą arba jį užmotyvuoji, Senis. tas toliau 1000 dar užmotyvuos. Tai matai, iš kitos pusės mums net nereikia rekordinti, nes mes aurimą darom laimingų jau. Taip. Tai jeigu jisai padarys dar 1000 žmonių laimingų, tai mes jau laimingi. Šiaip mums patiems yra smagu, tai jau čia Tiesiog užtenka. mes šiaip smagus esam, tai žinai. Aš tikiuosi, kad jis rekordino, gal jis tiesiog klausosi. Ne, matai, faina, aš taip kiekvienas aurimą, žinai, kiekvieną savaitę noriu susitikti su jais, kad paklausyt, ką jie šneka. Koks šūdis sakė? Sakei, Jo, sakė. pažadė? Pažadė. Prisiekė. Būsi ten, tai pažadu. Bet jeigu tavęs ten nebus, mūsų šokis bus baigtas. Aš bėgu, Jeigu vėl. Tai žinai, tu Tarp kitko, linkėjimai ir fizikos mokytojai, ne? Čia muziko. Muzikos. Muzikos mokytoja. Vakar taip, 100-dienį fotkinau ir buvo muzikos mokytojas, kuris labai fainą šiaip performansą padarė, ten mokytojai, žinai, mokiniams ir taip pat sakė, kad klauso mūsų podcastą, tai linkėjimai irgi mokytojai, muzikos mokytojai. Okay. Ir taip pat Kiauriems. vakar šitam 100-dienį buvo mergina priejusi, kur ir jinai taip, žinai, aš fotkinu, sako, o tai radai jau Luko antakius? Ką? O, Jezu. Ir Čia toks senas vairis. Back to square one. atsimeni, kur sakė prie Žalgirio arenos tau tenai, kur Ai, nu. Jo, jo. bairį. Tai čia jinai buvo, Ai, pasirodo. įstikinus. Kas? Įstikinęs. Čia jinai buvo, kur jinai klausė Luko? Taip, taip, Ai, Iš kur tu žinai? Kad Tai vakar man sakė. Ai, Taip, jinai jau sako, čia apibūdink ją, aš labai gerai atsimenu ją. Žalia suknelė vakar buvo. Lygiai taip pat apsirengiau. Žalgirio arena kaip ir... Taip, sueina, taip, sueina, taip, taip. sueina. Linkėjimai tau tada irgi. Linkėjimai irgi. Jo. Kas čia, pasveikinimų koncertas? Gerai, linkėjimai. Kam nori dalį atdat linkėjimų? Keturiai likas, nors turi Mačiau, kad šitas linkėjimai to pačiu... ne, jau čia nebe linkėjimai. Aš tiesiog prisiminiau random, net nebuvau pagalvojęs, kad apie štai išnekėsiu, bet man rodos, tu kėlė istoriją, tu ragavai tos ledus, kur vėl grįžai į Maksimą per tos... Kriukriu? švankius. Karkar ar kažkokiu. Nu ir kaip kriukriu? Kriuklių. Jaučiu tiesiog plombyrs, ne? Labiau man tai ten yra nostalgijos. Ta pakuotė nostalgija, man atrodo. Jo. Ledai. Ir šiaip man tipo labai patinka ledai, kur yra vaflis, ledas vaflis. Jo. Bet man aš kaip nekenčiu, žinau, Eik tu. nes Man tai patinka. tu valgai, tas ledas pradeda tirpti, nu vasarą 25 šilmo, jisai pradeda tirpti ir tu vis tiek tą vaflį laikai ir jisai pradeda, o taip slys, žinai, į šoną. Ne, tai tu seniai, tai yra technika. Ai, Pasiemi nu, tą ne. vaflį ir ten, kur yra plombyras, jį va taip suki ir laižai. Nu bet sėkiai jisai galų gada ištirpsta ir tu tą vaflį jau matai, kad jis jau tau krenta ten viskas. Ir... O tai jums nepatinka tai ledai, kur būna su sausainiuks? Yra Vat jis ir su Oreo, žinau, yra ir Pols ledai, kur tipo būna sausainiuks, plombyrs ir sausainiuks. Ragelis? Mes? Ne, sausainiuks, plombyrs ir sausainiuks. Nu kaip Oreo formos. Šitie žiauri irgi skanūs. Geri. Labai, Man labai, labai. skaniausi yra tie snickerso, žinai, ledai, kur yra kaip batonėlis, tik jisai yra Tiesiog šaltas. Jo, tiesiog šaltas. Jo, ir kainuoja 5 eurus. Jo, bet man jis labai zaibys. Bet 5 eurai už Ne, aš tai neperku jų, bet jie Man jie neblogi. aфиgenai skanus. Snickers man tas zaibys. Kažkodėl nežinau, man patinka. Snickers. Nežinau. Zaibys. Norėtum, kad remtų tave Snickerso ledas? Jokas skirtum. O ledas Snickerso, norėtum, kad remtų? O ledas? Nepažįstu tokiam. Televizorius. Tipo. Gerai, apie politiką. Tai va, politikas tapau praeitą savaitę. Nu, nes tipo buvo tokių įvykių. Seli, what the fuck, ar tu taip įsimiegoji gerai? Kas tu yra šitą? Šiandien nuotaika yra. Sako, o tai nori, kad oledas? Nepažįstu. Televizorius. Blet, seni, kaip sugalvo tokią nesąmonę? What the fuck? Karačia, nu Tai tai politika. reikėjo pasidomėti, nes, nu, taip pat niekada, nu, kaip čia reikia žinot, kada, žinai, karas būna. Čia mums aktualu yra. Tai Eimantė jau ateina vieną dieną pas mane į ofisą, žiūri kažką, žiūriu susijusius su politiko, žinai, antrą dieną ateina, kas tu negerai sako. Ką, žinau, nuoširdžiai pradėjo įdomu daryti. Ir tada kaip tik trečią dieną buvo išėlės, nes ten buvo tie Trumpo bairiai su Zelenskiu. Ir po to trečią dieną išėlės dar Žemaitaičio išleido tą. Žiūrėjau, kai buvo tik tai ten keli tūkstančiai peržiūrų, tipo grinai ant starto, dar nebuvo išpopinęs tas videkas, ten pusę lemo surinko per parą, man atrodo. Žiūrėjau ir kaip taip susižiūrėjo man tas 20 minučių gerai ten. Cinema. Jo. Nu, aš tai turiu nuojautą tokia, žinai, kad, tipo, čia galimai irgi yra Laisvės TV įsiknyse. Ir... Ai, prie to? Nu, tipo, Tapinas sakė, kad ne, žinai. Bet šiaip labai jokinga, nes tipo, Taip. tikrai Laisvės TV padarė ir toks. Taip. Ir toliau pradėjo pasakoti. Nes, nu, man tai čia yra iš visų Lietuvos prankų geriausias for sure. Nu, ta prasme, aš pavyzdžiui, taip nesugebėčiau čiūti. Seniai, ne, tavo bembo ratų naimimas geresnis prankas buvo. Nu, gerai, pripažįstu, šitas buvo labai Na, geras. mes ten geras, galam. Bet šitas, ant kiek aš tai, pavyzdžiui, nesugebėčiau, nesugalvočiau tokio bairio padaryti. Šiaip labai rizikingas bairis yra. Psichologiškai. Jo, blemba, čia- Nes tu Čia tarp taip apgalvo- politikui, nu čia
stipru yra taip sugalvoti, bet labai džiaugiuosi, kad tai padarė, nes Jo. aš labai tikėjausi, kad kitą dieną jisai tipo pats išeis iš Seimo, atsistatydins, kad, nes jam čia tiek gėdos pridarė, bet jis tiek yra debilas, kad jisai toliau daro tas nesąmonės. O aš nesekiau daugiau naujienų. Žinau, kažką toliau Nu, tipo, toliau visi dabar žino, tada buvo čia paskelbę, kad norės, tipo, kur jie susirenka, tipo, kad nuimti nuo pareigų, bet aš nežinau, ar ten įvyko kas nors. Jie, tipo, susirinko vakarai, jisai kėlė, aš tingiu rašyti postuką, sako, tai geriau pafilmuosiu. Tai va, išėjau iš susirinkimo, tai va, aptariam dalykus ir nieko tiesiog nepasakė. Ai, jisai taip chill toliau, Jisai jam pohui. Ai, ne? Nu, tai pranks, nu. Nu, jam prankas, bet jisai nespranta, kad jį, nu, tipo, Bet, nu, žurnina. Jeigu ir jis ir liks, vis tiek nebalsuos nieks už jį, tipo, jeigu atsimins. Eiktų. Kiek žmonių, tapme, įsijungi tik tokus, kur yra, va, tas, pavyzdžiui, va, tas prankas, žinai, padarytas, nu, tipo, tik toko videkas, kiek yra komentarų, kur už Žemaitaitį yra. Rimtai? Vis tiek? Figa. Jūs čia debilai. Šiaip labai, Jūs čia nesupranta. Apskritai tas politikos dalykas labai pasiskirstė, žmonės dėl to nieks ir nešneka, ypač kai mes darome entertainmentą kontiką, mes... Kontiką. Ne, kontentą tai mes niekada nelysim labai į tą politiką, nes, nu, tipo, lygiai taip pat jūs. Jūs galit būti už vieną pusę, mes būtų už kitą, jūs nepritarsit, žinai, pasakysit tiem, tada atsiras viena pusė ir kita pusė. Tai tiesiog rizikingas dalykas. Lygiai taip pat su to Trumpu ir Zelenskiu. Atrodo, tu ypač labai pasiskirti yra tik tokia, kai pamatau ištraukas iš Zelenskio ir Trumpo mitingo, visi ten stumė ant Trumpo, bet tada buvau įsijungęs laivą Asmongoldo, jis peržinėjo tą visą konferenciją, nu, žinokit, pas jį tai čatas yra degradu. Nu, tipo, aš nemeluosiu, žinok, tipo, būna, kad L. Zelenski rašo, ten parašo, kad, tipo, kad pašaipytis ten gerai darė, panašiai kiek Amerikoje šiaip tie pasako, kad čia jo, Trumpas maladėt, nu, tai taip išsiskirsti žmonės, man graudu net pažiūrėti ir pagalvoti apie tai. Bet jo, ir kaip ir, nežinau. Nu, Trumpas tikrai tokiais baisiai. Žiauriai, krito. Jis nebuvo... Gal netgi tas labiau, kur pirmą kartą mačiau tą Vansą. JD, nu, tipo, eiktų ten tai manekenas, nafik. Toks... Nu, šitą jaučiu visi žiūrėt ir, nu, ten šiaip žiūrėt šlykštų buvo. Yeah. Nu, bando, tipo, žinai, pasirodyti, kad jie yra kietesni ten ir pažeminti. Man tai toks toko laivas buvo, kur, tipo, visi viens per kitą, žinai, ir nieks neaišku, nu, man ten visiškai buvo. Kodėl tu atėjai be kostiumų? Nu, tipo, kodėl tu su kilimu dabar esi? Kodėl aš su kilimu apsirengęs? Kodėl tu su žydru megztiniu esi čia dabar? Žydrės esi. Žalias? Tai kaip žalias? Tai kaip, tas Žemaitaitis sako, kodėl, sako, skristas su žmona? Nu, bandė atskristi su žmona. Tai ką aš sako, žydras, kad skriščiau su Bahūru? Jo. Sako, ką aš žydras, sako, ne, jisai rusiškai pasakė, golubnas, nežinau, nemoku rusų, bet, nu, žodžiu, išverčia. Kad ne, jis nesakė taip, sakė, kad nepagalvotų, kad, kad tipo, yra žydras. Kad, tipo, amerikiečiai, nes Trumpas pasakė, yra dvi lytis, tipo... Tipo, yra dvi lytis, dėl to jis skrido su savo žmona, bandė skristi. Nu, karočią. Aš šito nemačiau, šito neužfiksavau. Wow. Kosmonautas, toks pats kaip tas oranžinis žmogus, toks pats ir Žemaitaitis yra. Du kosmonautai, jie gerai sutartų, šiaip tarpusavį, aš taip manau, dėl to jis bandė skristi jaučiu tenais. Nu, tipo... Nu, aš stengiuosi ten, žinai, politinius dalykus nesikišti. Kištis ir nereikia, galima, mes nuomonę, taip sakom. Bet čia kosmosas viskas. Kas vyksta dabar, aš tai jau kažkaip, žinai, iš pradžio labai bijojau, kas čia bus. Žinai, stresį sėdė, o vdruk čia, žinai, bum, ryte atsikelsi ir čia prasidės ten ar ten mūsų karas ar dar kažką, žinai. Nu, baisu vis tiek, žinai. Bet dabar galvoju, taip, aš nieko nepakeisiu, aš tiesiog esu maža skrusdelytė visoje šitoj dalykė, žinai, tipo, tai... Jeigu tu skrusdelytė, tai kas mes? Jūs? Toms? Kas toks? Plaukas. Kas mes plauks? Mes šios žemės akmenukai. Tu dėjimantas. Tu vis tiek nieko nepakeisi, žinai, ir... Nu, pakeis galim nebent prisidėdami prie Ukrainos. Ne, nu, žiūrėk, tai aš tai mes čia kiekvieną savaitę ateinam, ne dėl to, kad mes kažką pakeistume. Aišku, dėl to, kad pasidalintume nuomonę, tam panašiai, žinai, bet mes čia ateinam pakalbėti tiesiog apie dalykus, kur šnekėtume, bet kada, žinai. Ja. Mes tiesiog aptariam tai, jeigu kam nepatinka, nu tai nepatinka, viskas. Jo, bet, nu... Čia Amerikos ir Ukrainos tie visi reikalai, tai jie tikrai nesužavėjo. Matėt irgi, ne? Tai muitas Kanadai. Jo. Mums neaktualu, bet tas vicepiršina viską, žinai. Viceprezidentas šitas Kanados toks maldės pasirodė. Už tokį balsuočiau. Taip, nežinau, man išmeta... Čia irgi, žinai, tipo, kur atsiranda kažkokia problema ir kiti galvoja, žinai, kaip dabar pasigerinti prieš visą pasaulį. Nu, tipo, žinai, mes nežinom, ar jisai tikrai iš toks yra žmogus. Taip. Gal jisai tiesiog... Bet atrodo, kad tiesiog labai moka šnekėti. Jo, nu tai jie visi moka. Jie labai gerai moka. Lietuvoje nedaug kas nemoka šnekėti, nu, tipo, iš tų. Jo, bet kiek mes Lietuvoje matom, žinai, ten
Nu, gerai, Jie, gerai. va, Einam į tu posėdžius. ir, tipo, ir viskas, žinai. Labai gerą išmetą Iki šitą, man dar Lietuvos buvo gyventojai. išmetę šortą, kur lygino kaip Obama kalba prieš ten kažkiek metų ir kaip Trumpas ir žinai, kaip reaguoja salė panašiai. Jo, Obamos laikai geri buvo. O kas, aš tai nemačiau šitą reels, o kas buvo, tipo, Ne, nu, tipo, palaikė Trumpo- Obama, o dabar nepalaiko Trumpo? Jo, Kas? kai Obama kažką pasisako, žinai, kad sako, stovėsim už Lietuvą, Latviją, Estiją, tipo, Lenkiją, jūs, tipo, mes su jumis, jūs su mumis, ten, žinai, ten, tipo, tokį, visi ten atsistoja, ploja. Ir tada Trumpui, žinai, klausimas, tipo, kaip ten dėl tų, kaip sako, kaip su Lietuva, kaip su Baltic countries. Nu, jis toksai, they're in a bad neighborhood. They're in a bad neighborhood. Viskas, žinai. Okay. Tai, nu, jo. Jo, šiaip ten jisai ant Bideno irgi stumė, tipo, idiotas. Tai ten tai žiauru yra, ten Kai buvo žiauru. Bidenas, čia 2014 mane dar net nebuvo. Va, toks šūdus šneka. Lema, mačiau dar vieną irgi komikai kažkoje buvo, kurie, tipo, sketchą. Kaip persingė Trumpą, persingė ten Zelenskį irgi, žinai, ten tyčias. SNL-as jaučiu, ne? Jo, man atrodo. Ir blema, kaip gerai atvaizduoja Trumpą, jis toksai, we're in a position, net nemokėčiau atkartot, bet viską taip pat gerai atkartoja, jis turi tas rankų manieras, jis laiką va šitaip daro, šitaip va, ir, jo, Trumpas. Ir mačiau, kad tipo, Trumpas jau pasidalino, kad gavo laišką atsiprašymą iš Zelenskio, tipo, kad čia kažkas... Ir net negavo tą laišką. Jo, ir tipo, visi rašo, tai parodyk tą laišką, žinai, nu... Ar čia iš tikrųjų taip yra, kad... Kad Zelenskis atsiprašė? Jo, tipo, Zelenskis atsiprašo Trumpo, kad čia buvo, tipo, šūdas sumulė vos ne, tipo, iš jo pusės čia buvo, nors čia visiškai buvo Ai, ne? Amerikos jo dalykas. Okay. Ir, tipo, Trumpas sako, jo, mes čia gavom laišką, mes čia bandysim spręsti, galbūt ir prisidėsim prie to, žinai, Ukrainos, čia taip toliau. Ir tada nutraukė ryšius. Jo, tipo, ir tiesiog paskui kitą dieną. finansavimą. Jo, tai kur tas laiškas, žinai, nu, čia Okay. tiesiog bandė savo savivertę pasikelti ir pasirodė, kad jis yra geras, žinai, Jo, čia jo. jisai buvo teisus tam pokalbį, nors nifiga tai nebuvo teisumo. Nu gerai, kaip manot, tai kas toliau? Kas toliau? Jūsų nuomonė, čia nereikia nieko spekuliuoti, tiesiog ką jūs manot, kaip bus. Aš manau, čia ir toliau tęsis. Dar jaučiu Daug metų, ne? daug metų, nes šiaip žiūrint iš... Blogiausia jo, kad gali būti taip. Tai taip ir bus, nu pasižiūrėjus į ankstesnius visus dalykus, taip, ta prasme, tai, nu, dažniausiai karai nevyksta 2 metus, žinai, ar ten Jo. 5 daugiau, visai ką būna. Tai aš manau, kad čia vyks ilgai ir nuobodžiai, nu, kol kažkas atsitiks tokio, kad, nu, tiesiog kažkam pasibaigs kantrybė, žinai. Ir čia gali būti kliūti ir mums. Nu, tai va, aš bijau, kad kažkam pasibaigs tą kantrybę ir, žinai, išaus atominę kokią. Va čia tai, man tai- šoskai. Ne, kad Čia- atominių tai neapsimoka mėtis, Kad nes atom- atominė numes, tai tipo, visi apsimėtis ir tada jau pusė Jo. žmonijos neliks. Bet atominė, žinai, negali ateiti. Marsą tada visi. Negali ateiti Putinas, žinai, paspaudžia mygtuką ir atominę, ten turi irgi kiti žmonės dar atsakingi yra už tai, kurie... Tai ačiū Dievui, kad taip nėra. Jo, nes... Šiaip, supranti, čia būtų atominė paleista, čia ir visas tas pasaulis. sprogtų. viskas. Karočią irgi tasai, kur sako... Zelenskis diktatorius ten paminėjo 2 dienas prieš ir tada sako Trumpui, o kodėl tipo Zelenskis Mačiau, jo, diktatorius? I can't believe I said that. Ir tada sako, would you say the Vladimir Putin is also a dictator? Ble, nes ką jis sakė, neatsimenu. Ne, neatsimenu, Bet jis bet- apžaidė, sako, neatsimenu, bet žodžiu neatsakė klausimą. Tiesiog neatsakė, jo, kad po... Jisai turi gerus Blet. ryšius su Putinu ten, jisai šiaip pasakė, jeigu aš tapsiu prezidentu, per 3 dienas bus sustabdytas Taip, karas. kad sustabdytas. Jo, Per 2 savaitės, kažkas tokio ten, nu, kad žiauri greitai, bet... Nu ten graudų, yra, Jo, nusenint. Ta prasme, nu, ten lytinius santykius atrodo, žiūrėčiau Putino ir šito Trumpo. Nu tai Viens kitą trina. Lietuvoje tai vat, irgi turim nesąmonių. Man protokolas yra rašomas. Už ką tau? Už tai, kad kuriu turinį. Bet dar podcast'ui, ačiū Dievui. LR. LRTK. Lietuvos televizijos ir radijos komisija. Papasakok, biškai, nes aš mačiau, kad tai keli vida, bet aš nespėjau pažiūrėti jo. Nu tai esmė tame, kad kas turi virš 50 000 subscriberių, Ne aš. net tu turi. Ne. A, jis Dievu, kad neturi. aš neturiu. Čia naudoju Česką kanalą, jame KM 9,9. Nu, Kem 5,5. Tai esmė tame, kad tipo, šita institucija, ta komisija buvo sukurta, žinai, čia kai prasidėjo propaganda, nu labai daug, žinai, propagandos YouTube'ai. Tai Yeah. buvo sukurta šita komisija, kad aš kaip suprantu, kad prižiūrėtų tą turinį, kad būtų prižiūrima, kas keliama, nu nes visokios daug nesąmonės. Nu, aš taip suprantu, kad tai komisija buvo sukurta. Po kažkiek laiko, ar ten po kelių metų, jie, kaip suprantu, pastebėjo, kad, ai, tai blemba, bet čia daug yra gerų youtuberių, kurie, tipo, kuria turinį didesnių, žinai, ir mes galim pasipelnyti iš to. Ir netgi yra sąraše parašyta,
kad, nu visam tam akte, kad jie įtraukia į savo sąrašą savavališkai, savo iniciatyvą. Nu, tipo, mes net nebūnam įspėti, ne, ten po to tik įspėja, kad čia buvo tyrimas darytas ir taip toliau. Aš tos visus sąrašus turiu. Ir, žodžiu, jie savavališkai įtraukia. Tada yra netgi parašyta, kad mes turim susimokėti procentą už tai, kad išlaikyti jų instituciją. Ir tada aš, blėt, skaitau tą visą raštą, nu ten belekiek daug visko prirašyta, kur aš nesu teisininkas, aš nesuprantu. Ir tipo, jeigu tu esi transliuotojas ir tu retransliuoji... Tapinas ėjo į teismą su šitais ir jis laimėjogi. Malinauskas, jo. Tai Malinauskas, aš žinau, kad jis ten darė ir taip toliau, tai dabar vat, ir Norbė gavo, ir kiti ten turinio kūrėjai gavo, žinai, baudas jau netgi. Aš dabar gavau protokolą surašymą ir šitą įspėjimą, blėt. Ir žodžiu, tai jeigu dabar aš nepateiksiu, ale žinai, tai man irgi baudo šaudo. Ir šaudo kas ketvirtį ten. Esmė yra tame. Mes pateikėm jau, nu, YouTube'as nuskaičiuoja, žinai, mes pateikėm finansų savo ir pajamas VMI. Ja. Ir VMI tai neduoda, Google irgi neduoda informacijos apie mūsų pinigus. Tai jiems... O kokios informacijos? Nu, tipo, ateina vat institucija, LRTK, ir sako VMI, labą dieną, žinai, tipo, ta institucija. Ar galite parodyti, kiek Antanas uždirba pinigų? VMI sako, va, nerodysiu, žinai, tipo, Google sako, va, nerodysiu, kiek aš jam sumokėjau. LRTK dabar ateina pas mane. Tuk, susimokėk ir parodyk, kiek tu gauni, žinai, nuo tos sumos mes skaičiuosim, kiek tu mums turi duoti pinigų. Už ką? Bet čia vidury dienos reketas. Čia reketas yra belekoks, tipo, ką tu man prižiūri. Ir ten yra gairės, tipo, kad va, čia mes prižiūrėsime, kad turinio kūrėjai, tipo, keltų kaip videką, žinai, kad būtų N7, N14, N18, žinai. Blet, mes jau keldami į YouTube, jau YouTube'as turi restrictionų dafiga, žinai, kur tu jau pažymi, kad tai yra ne vaikų contentas. Žinai, pažymi, kad vaikams. Iki 7 metų skirti. Jo. Ir ten būna, tipo, does your video include ten drugs, violence, viską pažymim, kad apdrūk. Visur jas. Jo. Tai va, esmė yra tame, kad jie nori ten nedidelio šį procento, žinai, bet man labiau iš principo reikalo, kad, nu seni, kas tu toks, žinai, kad tu dabar ateini pas mane ir tu reikalauji pinigų. Ir dar esminis dalykas, kad aš turiu parodyti, kiek aš uždirbau. Nu kas tu toks, žinai? Koks jūsų reikalas, na? Nu, koks tavo reikalas, blemba? Nu. Aš nemonetizinu videko, nes neapsimoka visų pirma, o visų antra tai Cam 9,9. Čia aš ką. Tiesiog duot man tai. Sakė? Trūksta 90 subscriberių iki PMK, tai neduokit man jų. Subscribing. Neduokit. Aš tiesiog nebekeliu videkų į YouTube, tai man... Jo, nieko nebeuždirbu. Follow. Ir Instagram. Iš TikToko nieko negaunu. Tai aš įkėliau videką ir sakau, žinai, tai fainai, kad jūs mane prižiūrit ir kai aš darau tipo lifehackus, kur tipo, vapšė aš net pipinu, kai jis mažas, žinai, ir tada blemba tie visi tiktokeriai, kur ten daro laivų, žinai, nu ten žiaurų, nu ten va tiktokė tie. Tie bomžai. Tenerifės bomžai, bra. Nu ten va yra žiaurų, šlykštų ir nu ten kosmosas. Tai va čia tai viskas leidžiama. Siuntė man Antanas ir Toms video ir aš niekaip negalėjau ją pažiūrėti. Sakau, man nerodo, sakau. Man nerodo. Aš gavau ištrinę videką, žinai. Tai linkėjimai bus mentioned by, nežinau kuris, nesakyk kuris, nesvarbu. Linkėjimai tau, labai gražu, malonu iš tavo pusės, kad... Ačiū už reklamą. Ačiū, jo. Bet arba aš užblokavęs, arba jis mane užblokavęs, nes aš negalėjau pažiūrėti tą video, tai... Bet linkėjimai. Aš manau, kad tu išblokavęs, aš taip spėjau. Aš spėjau. Nes kad taip blokuot, nu aš nejaučiu, mane labai mokais. Moku skaniai kepti tinginį. Ai, dabar tarp, tai prie jų prisijungia ir Aršauskas prisijungia prie jų. Ai, prie jų? Jų. Labai man patiko. Tailando bombs, tipo tais bombs? Nu, taip man labai patiko, Arša, žinai, atvaro į Tenerifę. Ir ateina prie tų visų, žinai, filmuoja laivą ir... A, jisai tipo su jais, tipo kartu net jie? Jo. Ir tipo, išsirink staliuką, perkam patį brangiausią, galiu viską paimti. Žinai, tipo, blemba, nu šiaip tipo jokinga, blemba, iš vienos pusės. Tai manot, Aršauskas jau irgi eit serga? Prie ko čia? Nu... Kad jie ten visi turbūt pačiu. Ne, gerai, man pochu iš tikrųjų, nuoširdžiai, žinokis, man taip pajebat ir ant jūsų, kad... Aš kai mačiau tą videką, kai tu atsiuntai, man dieną paskaitino, man taip jokinga buvo, žinai, kad aš niekada negalvoju, kad mano gyvenime toks žmogus kalbės apie mus, žinai. O aš tipo ten pastoviai pykstos, man jisai yra grasinės ten per laivą, kad sudaužys man galvą, žinai. Nu aš esu daręs...
aš ne vieną kartą sudaręs TikToko reakcionų, žinai, kaip pažiūriu juos, tipo, ir parodau, žinai, žmonėms, kas yra Lietuvos TikTokas, žinai. Ir kažkaip po pirmo videko aš ten labai pasakiau, nu, tipo, what the fuck, hebra, aš suprantu rėmimą turinio, bet nesuprasiu niekada, kur verkė ten apsisnargliavę, žinai, paukokit man ten už taksą, žinai, nu, tipo, ką? Ir aš, tipo, nu, įkėliau videką. Ir man žmonės pradėjo siūsti išklipintus videkus, kaip jisai per laivą sako, šitą šūdo gabalas ten, aš jam sudaužysiu galvą. Ir komentaras, apie ką tu čia? Apie Antaną J. Apie ką? Jisai man sako, kad aš neturiu darbo. Vakar 10 vakaro įkeltą, aš jau turėjau darbą. Nu kažką tokio, žinai, ir aš tik žiūriu, aik, tu savo rimtai, man sudaužysi galvą. Wow, seni. Nu, žodžiu, ir taip, tipo, jau tai tęsiasi metus laiko, žodžiu. Aš vis kažkur įkeliu, žinai, kai jisai, nu, ten pašūdus daro. Ir tada vėl. Milkinį, ne? Jo. Ir aš įeinu į TikToką ir žiūriu pilną, tipo, mention. Ir aš tai pažiūriu. Yra. Paėjo. Jo, vėl. Mama made it. Važiuojam. Mama made it vibes. Nu, žodžiu, Juokinga. ten kitas pasaulis man yra iš viso. Esam kalbėję ne kartą, kad ten visiškai... Aš pastebėjau, kad čia tendencija yra, kad mes susiminturim, bet tai ką daryti, nu, jie pakalbat, nu, tai mes turim... Tai ir mes, atrodo, pašnekam. Čia, žinai, man tai yra tiesiog prikolas. O aš matau, kaip jie nervuojas, iš tikrųjų, žinai, ir to pergyvena. Yeah. O aš sakau, aš jungiu tą videką, aš važiuoju į mašiną, aš žvengiu, man tokiu net nuotaiką pakėlė. Nu, tipo, aš negalvoju, kad tai bus. Imagine dabar, koksai ten J.D. Vance'as skeltų, kad žiūrėkit, šitie šūdas kalba apie mane podcasteriai. Taip pat pažvengčiau irgi, nu, tipo... Blema, labai supranti, kai mes, kiek, 10 virš metų, ne, tipo, sukamės ir man, buvo laikotarpis, kur... Sukiesi 10 metų? Jo. O tu 10 senis. O tau neapsisuko? O tau tipo nesusisuko galvoje? Aš taip, sukos 10 metų jau. Tai, tipo, man buvo laikotarpis, kur labai kreipiau dėmesio, ten kažkas pasakė, apkalbinėjo, o dabar, nu, tipo, aš manau, kad ir jums jau... Ai, ne, man tai seniai, aš tai šis, kem 99. Aš tai verkiau ne kartą. Dėl to, kad tą heitino? Jo, seniai, aš esu tiek kartų praverkęs, blemba. Bet esi grinai verkęs dėl heito. Taip. Taip, tu lopas ir verkė, ar... Nu, tipo, ne tai, kad tu lopas. Tiesiog kad tu lopas aš girdėjau, žinai. Ne tu lopas. Aš taip pastebėjau, atsirado kažkokia nauja tendencija, žinokit. Pas mane, aš buvo čia keletą dienų streaminau šėlės, žinai. Jo. Kiekvieną dieną, maždaug apie 1 nakties, ateina 2 žmonės ir belia kaip pradeda rašyti, kad pydaras esi. Bet aš nežinau, kokia tendencija atrodo, kad susikūrė tipo kultas koks nors. Kada čia pradėjo rašyti? Pliam, nežinau, mažiau nei savaitę. Čia per šitą kiekvieną dieną. Čia gal kiekvieną vakarą ateina kažkuria specifinė valanda. Egis Pegis, atsimenu vieną vardą, sakė. Pedis. Nu, ten daugiau jų buvo, bet žodžiu visą laiką rašo gėjus, pydars. Sako, ko ne aš dikta 5, pydarė. Nu, va tokia, žinai. Tai čia bus kokio, žinai, 6 metų vaikas, kur tiesiog prašyti. Jo, aš sakiau, aš buvau pasiminęs, sakau, čia tiem, kur, žinai, mama kartais naina gal net jų kambarį. Nes ir būna, pavyzdžiui, parašo. Atsiprašau. Žinai, kas būna juokinga, kai parašo komentarą, tipo, YouTube'ai, blogą. Čia negražiai gal pasakiau. Bet sudaro tokią nuomonę, žinai, tokie žmonės, tokie, kur... Bet seniai, tu įdomiai tavo fantazija veikia, blemba. Nes, žinai, kas yra blogai. Tipo, juokingiausia, kai YouTube'o komentaruose būna blogas komentaras ir būna parašyta Jurgita ten Kazlauskienė @gmail.com ir matosi, kad tiesiog iš mamos Gmail rašo, tai dabar gali suprast. Mačiau komentarą, nu aš irgi dabar tipo, darysiu videką apie komentarus, nes iš realybės šau labai daug komentarų. Yeah. Seniai, ten man depresija įėjo, kai paskaičiau, bet labai įsiminė vienas komentaras, kur tipo, buvau vlogą įkėlęs, kai buvo challenge'as, kur ten prisiriši čia virvutį ir dešrelę bandai, tipo, nu ir žodžiu, aš tik tokia pamačiau tą iššūkį ir komentaras. Nu jo, tokį šūdą galėjo tik ir sukurti Antanas, kuris daro vlogus apie kaip pagauti dešrelę, ko jūs tikitės daugiau. Blet, seniai, ir mane šitas palėtė. Šitą trendą yra padaręs Naglis kartu su Nainio žmona, kartu su... Giovanni, ten buvo... Jo, buvo ta bunkė. Jie irgi tą dešrelių patį? Jo. Jo, ten visi kaimynai susirinko ir darė. Dešrelių gaudimą. Ir ant jų nieks nestumė, žinok, kaip ant tavęs. Ant jų sako, jokingas kondas. Jo. Belia kaip jūs čia varat? Nu tai ką reiškia stumė? Pasakė gal kokie 3 žmonės, žinai, komentaruose. O tie man 3 žmonės įstringa, žinai. Tas šansas irgi, jis nėra tipo vienas iš ten tų labiausiai, kur adekvačiausių
sakykime, iš tos pusės, nu, bet ką žinau, nu. Nes aš irgi tik tokią pamačiau, Amerikoje ten darė šitą iššūkį ir aš mačiau belia kiek žvengų ir aš toks, oho, koks baris buvo padaryti. Aš padariau. Bairis, kur pačiam, pačiam pabandyti dėl įdomumo, žinai, bet tokį, kur kaip kontentą, deširagaudai, žinai, čia primena kaip tą Sausage Party, karočią video, ne video, tą filmą. Bet nemačiau aš šitą filmą. Tai vertintas ten prastai. Labai taip. Bet, nu, taip, prikolas. Nu, ne, Antanai, viskas. Man buvo jokinga. Aš sutinku. Jokinga yra daryti, jo. Jo. Taip, tas pats procesas yra jokingas. Faktas. Mes taip pat 3 po paskestų darytume pasijokti. Dabar gal aš irgi dešrygaudžiau, negadaryčiau. Jau esi daręs. Neapsimoka antrą kartą jau. Man šitą podcastą tokį S-raidą reikia per visą ekraną apžiūrėti, aš negaliu. Seniai uždėt būtinai reikės, nes LRTK prisikabins. Mes nuo pačio pirmo podcast'o Ai, tai pala, o jiems svarbu yra, kad S-raidytė būtų, ne? Ne, tu durns. Čia tik vienas iš ten 100 gairių. Ten belia kiek atsiuntė, kad ten jeigu, tarkim, tu reklamuoji kažką tai teliko taisyklės. Neseniai, jie pripažino, kad mes esam telikas, tipo, tai ten, žinai, kaip būna. O tai neapsimoka tiesiog, tada geriau kurtis kanalą ar Cam 99 ir po to į naują kurti. Ir taip naujus. Bet taip laibatono norisi. Koks skirtumas tas pripažinimas? Ai, nu nebent LRTK tada nesikabinės. Jau YouTube'ai bičiukas gavo playbatiną 1 milijoną. Nežinau, ko tikėti, bet tiesiog nusižego, nes jau tikiuosi. Išpakavo, tiesiog iš užlidėdžiai išmetė nahu. Rimtai? Jo, sako, nahu man jo reikia. Kam sako, man reikalinga? Tai buvo fainas dalykas, bet... Fainas. Man seniai, kokius jau 7 turi, tai jo. Nu, kai 7 turėtų. Jis dafiga jau turi ir sako, aš tas apšė. Sako, jaučiu po 10 metų gausiu tiesiog keychains, žinai, nes kuo toliau, to mažesni. Jo, jie mažėja, tai papatrūksta. Nu, tai sako, tau irgi nebedaug, bet trūksta šiaip pagrindiniam kanale, ne? Ne, aš Cam 99. Jis tik Cam 9, jam 5 štukų trūksta. Tiksliai. Sorry, sumaišiau. Jo, tas kontrolierius senas kanalas, tame aš ten. Sorry, sumaišiau. Tikrai sunku surasti tave. Jo. Jau. Nieko. Žinok, jeigu ką, aš jau būsiu praėjęs visą šitą. Aš tau padėsiu. Bet čia tiesiog reikia kryptis į advokatus. Tai aš jau, nes... Reikia eiti per juos kažką. Nu, aš advokatam perdaviau, laukiu dabar kitos savaitės, nes realiai aš perdaviau. Realiai advokatams sumokėsi, kiek sumokėtum jiem į metus. Na, bet apsimoka labiau. Ne, aš iš principo čia. Man principo reikalas. Principas seniai, aš suprantu. Seniai, principo reikalas yra svarbus labai. Ir iš karto, pirmas dalykas, jie dar net nesvarstė nieko, žinai, neperžiūrėjo, nes ten žodžiu viską išsiunčiau ir jie iš karto užsikabino, sako, man jau nepatinka, kitą savaitę peržiūrėsiu. Įtrauktas į sąrašą užsakomųjų audiovizualinių ten reklamų sąrašą. Kažkas ten, blema, neatsimenu. Nu, tai dar papasakok, kas tau užsakė? Tai vat, būtent, koks užsukamasis ten tada, realiai, jeigu tai būna reklaminiai dalykai, tai nebūna kiekvienas videkas, tai būna 1 iš 5 arba 1 iš 10, žinai, videkų. Bet tai būna integracija. Integracija, žinai. Nu, tai sakau. Man tai nesąmonė čia. Mes susimokam mokesčius, what the fuck. Tai vat, mokesčius sumokė, YouTube'as nuskaičiuoja ir čia ateina, hello. Šiandien mūsų užsakė Apple. iPhone 12 Pro Max. Sen atsargiai LRTK. Jie mūsų užsakė šitą visą podcastą, tai irgi čia skaitos užsakomas, jeigu aš taip pasakau, nu tipo. Čia nesąmonė. Bet pagal jos tu dabar turi dar paraidę. Šitas serijos, kad tu bet ką darai, ką freelancinį, sakykime, sugalvojau dabar pardavinėti, nežinau, dantų šepetukus inovacinius. Tai tu susimoki mokesčius, tipo komisinius ten tos visus už dantų šepetukus, ten ką kainuoja padaryti jos, ir dar papildomai turi už tai, kad inicijuoji žmonės, kad dantis valytųsi, dar sumokėtų už tą. Bet tu nematai to videko, tu kaip pažiūrėsi, šiaip turiu tuos visus raštus. O kiek tavo videka? Jo. Okay. Tai ten jie darė, žinai, pirmas raštas tyrimą mano kanalo. Seni, ta prasme, what the fuck? Išskrinčiotintas mano kanalas ir ten labai aprašyta. Šį kanalą, ten tipo, būtent šitą platformą, YouTube Antanas J kanale, žmonės turi teisę žiūrėti šias programas neprenumeruojant, todėl ten tas yra, žinai, kaip... Seniai, tai tu pasikeisi tiesiog Antanas J Fit. Prie ko čia J Fit? Prie ko čia pasikeis kanalą? Pasikeis, tai nebegalios tas raštas. Nebilėt, padarys dar tyrimą. Ten tas tyrimas, mačiau irgi, tyrimas buvo vykdomas su kompiuteriu dėl. Taip, interneto ryšys. Interneto ryšys kažkoks. O tai pelės palauk, o tai klaviatūros, kaip tu žiūri, ekrano nereikia dar? Aš suprantu, kad ten tipo tiem reikia. Ekraną padarė tyrimą. Jo, aš... Tai gerai, tada kaip be kompo padarė tyrimą?
kalbu, čia aš jau Ai, nežinau ai. čia detalių, Nes ne aš čia video. kažkur- Kas? Aš Čia aš nežinau šitą detalių, čia kažkas iš Aš video. kažkur kitur mačiau. Čia- Kitą. Norime tą patį, žinai, ten tiesiog seniai, tu pamatysi, ten yra tiesiog raštai ir jie labai, žinai, detaliai kažkokius šūdus aprašė, žinai, tipo, kur realiai, žinai, kur šone būna rekomendacijos. O čia nereikia Tu žiūri gauti videką. leidimo, kad galėtum tokį dalyką daryti. Kad tyrimą darytų? Kas yra LRTK? Gali pažodžiu Nu, išversti. tai Lietuvos radio ir televizijos komisija. Tai čia LRT televizija, same shit. Ta ar ne? pati galvojau, bet tipo, čiųjų Ne, čia bus nežinau. komisija LRT, tai yra tiesiog nacionalinė televizija, o nacionalinė ten bus televizija. kažkokia komisija, kur tiesiog jaučiu random, o tokiam 20 Jo. kvadratų būtukė susirinkę ir, Smirda. ir smirda ieško žmonių, kas ką blogai daro, ar ten. Bet čia, tai sakau, man kosmosas, kur, žinai, tipo, telikas, televizijos, ten, kur šimtai žmonių, didžiulės įmonės. All good, žinai, ten yra visai kitos taisyklės. Čia, blėt, sorry. Mes, Sarė, čia jau tavo tas blėt buvo mažiausia dalis, ką galėjai pasakyti. ir tipo, blemba, mes vieni čia, va, darom kažką, kūrėm, darom turinį ir ateina čia, blemba, mus dabar, žinai, skalpuoja. Bent paaiškinti, už ką mokėti turi. Nu, tai... Nes nepaaiškink. Už tai, kad, nu, Už tai, kad darai turinį, už tai, už turinio kūrimą, už tai, kad juos išlaikyt galėtų... išlaikykit patys, blėt, ką jūs nemokat. Ir pala, kas dar ten buvo? Ai, nu, tipo, kad tikrina, ką tu keli. Okay. Tai ką patikrinai, nu ir ką? Ta nežinau. Nu ir ką patikrinai, va, pažiūrėjau tavo YouTube. Nu, Aš ir nesupratau, kodėl aš turiu priduoti savo Nu, pitaką. ketvirtį. Ne, čia nesąmonė, čia tiesiog bando pasipelnyti. Aišku, visi padokit teismą, kas gavo šitus. Bet aš įsivaizduoju, jeigu tu, žinai, pelnaisi, vat, iš niekur, iš kokį, žinai, 100 kanalų, seni. Jau susirenki per nemažai pinigų. Jo, bet Neblogai jie išsilaiko tie, čiūrį. kurie turi va, po 100 štukų subscriberių, O tai jau moka kas nors jiems, tipo, mokėjo? manau, kad yra kažkas. Nu, aš nežinau, iš mano pažįstamų. Aš kiek žinau, irgi niekas nemokėjo, bet šiaip Ne. žiūrint, aš nežinau, ką jie galvoja, nu, tipo, žinai, O ką jie galvoja? tipo, Pasakyčiam kokią nors vieną iš jų į podcastą, ne? Nenori? Jeigu žiūri iš LRTK darbuotojai, norėtume pakviesti tave į podcastą. Nerašykit mum į darbinį e-mailą iš savo LRTK, mes nežiūrim jūsų. Ir neskambinkit į telefoną. ir neskambinkit į telefonus. Jo. Nes... Ai, nes kam, jo, blemba. Pasakokit, Čia čia įdomi gaunu istorija. skambutį. Čia aš pirmą gavau, Iškart- tada jis klausė tavo kontaktą. Aš pradėsiu nuo savęs, Davai. o tu pasakyk praeitį, gerai? Davai. Paskambina, prisistatė, iš kur yra, kas yra, žinai. Iš pradžių dar nesupratau, žinai, galvoju, gal pažįstu kažkokį žmogų, bet galvoju, iš ten liktai nepažįstu tokio žmogaus. Sako, žinai, noriu įsidarbinti, žinai, YouTube'ai. Okay, žinai, galvoju, YouTube'ai įsidarbinti. Galvoju, kodėl man skambini, sakau. Nu, darbo ieškau, žinai, fotografiją, žinai, filmavimas, visą kitą. Po to pradėjo, ir taip greit, iš pradžių pasakė šitą, aš nespėjau jam atsakyti. Ai, beje, labai esu tavo fanas, žinai, didelis, sako. Nu, jau tada supratau, okei. Okay. Kitas mano klausimas, galvoju, iš kur mano numerį gavai. Esu tavo fanas labai didelis. Tada vėl sugrįžo prie to, kad nori įsidarbinti, panašiai, sakau, žinok, sorry, aš tai neturiu nei kaip įdarbinti, nei ką, nes LRTK ir panašiai pinigus savo paima visus. Tai darbuotojų vietos, tai seniai be šansų pas mane. Seniai vestuvės sutaupyti reikia, paskola, kurios Bet ir irgi šiaip jisai tarp kitko nori- nieks neduoda. Jisai nori YouTube įsidarbinti, o ne pas tave. Nu. Ai, ir o kas tave domina, sakau, žinai, blogai. Ko tu iš manęs nori, žinai? Nesupratau. Labai pasimečiau nuoširdžiai, po to jisai sako, jau, tipo, išsiaiškinom šitą reikalą, kad, nu, tipo, nieko aš jam nepasiūlysiu. Ai, beje, sako, labai patiko prenkas, kročia, kai tu įdėjai pipirų į cinamono Antanai. Na, jis sako, fain. Tada sako, dar neatsisveikina, sako, ai, beje, sako, labai patiko, sako, kaip su bituominu įmet padangas Antanai. Kietai, sako, fainai, žinai, kad žiūri, sako. Ir tada sako, tarp kitko, prenumeruoji tave. Bet tai ačiū, bet nebeskambink man daugiau. Tikrai nežiūriu šitą podcastą. Ir jis to pačiu, žinai, paskambina man, vat, grinai prieš tą podcastą dabar. Vat, nu, čia minutės prieš. Ką jis paklausė? Ai, paklausė, gal tu, žinai... Paskambina, sako, ai, žiūrėk, sako, gal, žinai, kaip reikia į YouTube video įkelt. Sakau, nu, žinok, tikrai rasi internete kaip įkelt. Numetra gali. Pyko žmogus. Ir aš Antanui, ir jis man kažką buvo užsiminęs apie Antanui, kad skambino. Aš grįžau šiandien čia, sakau, Antanui, ar tau skambino? Toks ir toks žmogus. Nu ir dabar Antanui papasako. Nu tai taip, nu, realiai ta pati visiškai istorija buvo man irgi. O šiandien mes su Meida, žinai, važinėjom ten filmavimui, ruošiamės ir taip toliau. Ir ten čia sąskaitą išsirašyti, čia supirk, žinai, skambino, okei, žiūriu, nepažįstamas numeris. Klausau, čia, žinai, pinigus traukiu, žinai, ten tar...
sveiki, ar čia į Auksinę viziją paskambinau? Ir aš toks, jo, žinai, tipo, sveiki, taip, į Auksinę viziją. Ir aš toks dar, kiek čia sumokėti reikia? Gerai. Taip, ko norėjot, žinai. Žiūrėk, esu fotografas. Jau įdomu. Esu fotografas, man reikėtų, žinok, montažo paslaugų. Tai viskas tvarkoja, žinai, tipo, čia skaičiuoju, žinai. Jūs esate paslaugų narė? Jo, paslaugų, žinai, montažą. Sakau, tai o kokių paslaugų? Nu, tai ten reikėtų iš nuotraukų, ten kažką padaryti, žinai, tipo, sakau, jo, viskas gerai, žiūrėk, ar galiu susimokėti, aš tai iš karto tai toj perskambinu, žinai. Ok. Ir aš toks meidai, dar šiandien vienas klientas, žinai, labai gerai juda, žinai, reklama, žinai, taip toliau. Labai gerai, susimokam, išeinu į lauką, žinai, paskambinu. Ir tada sakau, tai žiūrėk, labai norėčiau, neturiu daug laiko, bet galim, žinai, pasikalbėti, kokių tau paslaugų reikia, ką tu nori, kad aš tau padaryčiau. Tai va, man reikėtų iš tikrųjų ne montažo paslaugų, noriu įsidarbinti. Supratau. Kur tu nori įsidarbinti? Į YouTube'ą. Sakau, aš sakau, nepriemu dabar naujų darbuotojų, sakau, pas mane yra pilna, žinai, žmonių. Supratau, aš noriu vlogus kurt. Sakau, šaunuolis, fainai, kad tu nori kurt. Sako, o gal tu galėtum duoti ir Českos numerį? Sakau, Českos numerį negaliu duoti. Jis prašė tas numerį? Taip. Ir tada sako, o kaip aš galiu su juo sukontaktuoti? Sakau, Instagram'e gali jam parašyti, žinai, tipo. Supratau, ate. Va, mano pokalbis. Kiek prieš tai turėjai su ją dar iš jų? Nu jo, jisai mane buvo ir mieste kažkada pasigavę ir po to aš atkapščiau, žinai, tipo supratau, nes šiaip ir balsą atsimenu, labai retai atsimenu, žinai, tokius dalykus, bet kai supratau kalbėseną ir visą kitą, tai jo, buvo ir mieste ne vieną kartą pasigavęs. Šiaip yra labai faina visada, kai prieina, visada yra faina pasikalbėti ir taip toliau, bet kai labai naglai veržiasi į mano mašiną ir sako, tai tu klausyk mane pavešk naktį, aš buvau sustojęs degalinį ir sako, tu klausyk, tu mane pavešk ir eina vos ne į mano mašiną. Galvau, wow, bičiukas, kur tu eini? Jis nebuvo įlipęs ar buvo? Ne, nebuvo įlipęs, bet prie pat mano mašinos. Jau pervažiavęs. Senin, tipo, ne, ribos jau yra, žinai, jeigu į mano mašiną tu nelipsi, tikrai, žinai, bet jo, tipo, sako, klausyk, pavešk mane, žinai, tipo, sakau, kur tu nori važiuoti su manim? Ne. Durhata. Tai yra buvę ne vieną kartą, kai persekioja ir atseka iki namų, ar ten sužino adresą ir taip toliau, tai šitie dalykai tai jau tokie biški krypi, žinai, nėra labai malonu. Bet jisai jaunas ar... Jo, man atrodo, jo. Dažnai jaunas, tai 16 ar jaunas? Ne, pilnametis. Pilnametis. Nepasakys, kiek, bet jo, iki 20 jaučiu ką. Tai žodžiu, va tie persekiojimai, tai blemba nėra faini dalykai. Jo, aš irgi turiu vieną tokį žmogų, kuris... Jis yra iš Molėtų. Vakar buvai, man atrodo, Molėtas, ne? Šiandien dar buvai. Šiandien buvai Molėtuose? Yeah. Tik istoriją kėlė. Irgi tas žmogus, karočią, man... Tavrasme, aš kiek esu nuvažiavęs į Molėtus, į varžybas drifto, jisai, atrodo, kad jis yra mano geriausias draugas, žinai. Eina prie manęs, Taip, kabinas, žinai, šūdų šnek, aš nežinau, gal žmogui kažkas nėra gal labai gerai, tipo, gal serga, aš nežinau, bet jisai... Nes nėra fainas, sakyti. Jo, bet aš negaliu pasakyti, nes nežinau, diagnozės, ar jisai serga ar neserga, bet aš žiauriai keista, nes krypį yra. Kiekvieną kartą nuvarau į Molėtus, į varžybas, jisai ką būna tenais. Jo, aš labai palaikau ir gerbiu adekvatumą, žinai, man svarbiausia yra adekvačiai, su kiekvienu tiek aš taip pat, žinai, ir aš noriu, kad su manim taip pat. Net reikia ir šiaip supras, kad, kas yra? Nesam jūsų draugai, nereikia kipti, žinai, ir kabintis, kaip pavyzdys. Taip. Tas yra keista, reikia pasveikinti ir viskas, permesim porą žodžių. Bet sakau, yra tokių žmonių, kur čia iš vis, skambinėja, blokuokit. Tai viskas jau. Užblokavai? Ja. O, dės. Nes, aišku, jis naują numerį čia susikurs, žinai. Naują ir vėl pradės skambinėti. Bet tai, blemba, kiek irgi kažkur mano numeris buvo paviešintas Discord'e. Nafik, žinok. Man atrodo, kad kažkada, kai aš dar Kamaros skelbimą įdėjau su savo numeriu ir kažkas per visur TikTokus praėjo, žinai, kad Antanas parduoda savo Kamaro ir ten mano numeris buvo. Ir tada į Discord'ą įdėjo. Ir man, aš seniai kokią savaitę laiko, žinok, normaliai gyventi negalėjau. Visada Do Not Disturb buvau įsijungęs, nes non-stopu. Ir tipo, realiai, klausau. Labas! Ką tu? Ir girdžiu dar 10 už, žinai, tipo, žvengia, blemba, aš ten, žinai, vakare arba darbe kažkur rimtai laukiu kažkokių skambučių. Jo, numerį lygiai pagalvojus, tai jau šiaip yra tragedija ir tada, kai pagalvoji, mane pakankamai tragedija.
Pagalvokas užsienį daros, kai turi nulykina numerius. Tai atsimenat šitą, kai Katlerio numerį palikino per pasikalbėjimus ar per kažkokią ten laiką? Ne. Ne, O, man. čia Jankevičius. Jankevičius. Jankevičius Ten Katlerio. seniai man geriausias. Lykina jį. Palauk, žinok. Tiesiog išsitraukė ragelį ir sako, norim bario. Katlerio numerį, Jo. telefoną paėmė. Jo, ir tipo vos ne, tu atsimeni, ar tu nori parodyti? Aš noriu parodyti, palauk, gal rasiu. Tipo palikino ir Laivo metu. skambučiai ėjo tiek, kad net užlūžo ragelis. Ir, Ten buvo- ir viskas man buvo- smagiausia Palikino buvo jo jo reakcija. patį pasikalbėjimus. Man atrodo, kitokie per laivą. pasikalbėjimai Per buvo. laivą. Laivas. Ir visi žmonės pradėjo skambinti. Seniai, tuo pačiu bet metu. geriausia yra Katlerio reakcija. Reakcija, jo. Ta prasme, pala, aš nežinau, kaip čia rodyt, kad matytų ir žiūrovai galbūt, ir tu. Pala. Ačiū jau senai, ne? Jo, jo. Išmest gali išvis, va, numest, numečiu. Bet žiūrėk dabar reakcija jo. Prisimenu, suspausdinau dalyką, kur čia pas tave kontakts. Aš žinau, kad mus gyvai, kurį norėtų užduoti man tik Katleriui. Telefonas yra 8 635 31 330. 8 635 31 330. Ir dar kartą. Galite Dabar žiūrėk, paskambinti mums Katlerio reakcija. ir užduoti klausimą. Iš pradžių nesuprato. Jo. 8 635. Jeigu jūs būsite kas nors mažiau nei šeškė, mes iš balso atpažįstam, mes numesim ragelį. Aš noriu paklausyti, ar tu nemeluoji. Aš esu šitam telefonui. Savo numerį Žiūrėk, pasakysiu. niekas neskambina. 8 635 Aš užsirašęs mano labas. Mano 8 labas, sakyk, nu. 635 31 330. Jo, šitas. Ir pala. Draugai, mes turime skambutį. Palaukit, aš dabar. Skambutis ką tik tipo, patikrina, pamajakina. Ne, taip. Kas turi klausimą? Lema, čia labai ilgai, Ilgas, jo. bet tuoj kažkur dais. Aš ir įjungiu speakerį. Labas vakaras. Ir numetinė, ir jam palūžo telefonas nuo to. Stočių didžėjai. Ne, tai normaliai, man numerį. Normalus. Nu, esmė tokia, kad jam dabar čia non-stopas. Non-stopas. Jo, jam užstrigo. Tai va, Įsivaizduoja šitam vat momente. Seniai, nu, pizdas tavo numeriui. visiškai tu turi keistis. Čia kaip Mr. Beastą palikino tas aš jau speed, man atrodo. Jo, jo, buvo palikinę. Jo. Ten, žinai, klausimas, ar ten tikras numeris, nu, tipo. Ir Kiesaus buvo palikinęs, jisai, man atrodo, nu, žodžiu, ten. Nes jis pasoviai šerindavo iPhone ekranai savo streamus, tai ten ko tik neprisidarius. Ir Birikas savogi buvo pralikinęs ten vieną momentą. Kas, aš jau spydas? Ja. Savo birką buvo No, palyginęs? jisai žaidė Outlastą ir pradėjo vienu momentu nervuotis ar džiaugtis, neatsimenu, pradėjo šokinėti ir buvo su šortais. Jo. Pas jį šortai tie, kur, žinai, kaip būna šortai, kur prasiveria tarpukas, jeigu kaip triusikas. Jo, būna. jo, jo. Jisai tokie buvo ir pradėjo taip daryti, žinai, ir pradėjo tavalotis prieš kamerą. Eik tu, na. Tai, Kas blogiau yra, palikinti savo birką ar numerį? Blet, seniai faktas, kad birką palyginti yra blogiau. Bet jeigu birką... Nežin, Birką bent jau nulikinti, neskambina tau niekas. niekas neskambins. Taip, lemba. O tai dabar šitam Discord'e berots ar kur ten yra netgi puslapį, žinai, su ten Lietuvos viskuo. Ta Kas yra prasme, Lietuvos ką reiškia viskuo? Nu, viskuo? blet, išlyginta viskas, žinai, ten tipo puslapiai, nu realiai. Niucai, tipo. Taip, taip, Čia taip. kas Discordas, tipo? Nu, ten OnlyFansai, ten visa kita. Eina savo, blemba. Okay. Bet tai kažkas turėjo nusipirkti viską ir lyginti. Žiūriu, nu, tipo, ten yra pasirodo, kad tik tokerės daro kažkaip laivą ir tuo metu tu gali, žinai, tipo, nusiųsti tam tikrą sumą ir tau atsiūs videką nuogą, žinai, nu savęs. Mhm. Nu, ten tipo, tu pameti. OnlyFans per TikTok. Kažkaip tik tokią daro, tada trafiką daro į OnlyFansą, nu, ten, žodžiu, jos ten turi savo strategiją žaidžia. Ir, žodžiu, tai ten 15 eurų pavazą nusinti ir tau atsiunčia ten papų nuotrauką, žinai. Ar ten videką kaip maigo, žinai. Ir taip toliau. Ir aš toks, oi, tu savo, what the fuck, kas čia vyksta. Nejaugi čia rimtai šitaip. Pabandai? Siunti? Ne. Taigi nemokamai galim pažiūrėti internete. Tai aš pasižiūriu jo, jeigu man reikia, bet šiaip aš nežiūriu. Ne, nieko. Okay.
O matėte tą paną, kuri permėgojo su 1059 berots bičiais? Jos vardas yra Bonnie Blue kažkas. Jo, Bonnie Blue. Ir dabar, tipo, jinai už tos vat pinigus, kaip supratau, žinai, nusipirko custom wrapped Lambo. Matėt? Ne. O iš kur jis pinigus gavo? Už ką? Ką, pinigus gavo? Ką, žinau, iš kur tu manęs Ai, sakė? gal- Už rekordą padarymą? Porno. Gal už videką, tipo? Aš nežinau, ar už vedeką, bet, nu, tiesiog jinai žiauriai dabar išpopuliarėjo. Man dabar sako, pažiūrėk, tipo, sako, yra dokumentika. Aš norėjau pažiūrėti dokumentiką, nes tavo kažkoks bičias, tipo, pasisiūlė daryti dokumentiką apie taip, kaip jaučiasi, jinai panašiai per visą tą parą, žinai. Jo. Bet neradau tos dokumentikos. Tai, o ieškai tinkamam puslapį? Ar tiesiog Google? Jo, Google. Ne, nors tikėjausi, kad YouTube bus. Ne, bet ieškojau, man atrodo, gal į Google. Ne, o gal ir YouTube ieškojau. Nežinau, tiesiog bandžiau. Porą kartų įvedžiau skirtingi sakinį, neradau ir kažkaip numečiau. Ir taip ir baigiai paieškas, ne? Jo. Greit baigiai. Nes, tipo, man sako, kad labai įdomi dokumentika, ten gal pusvalandžio, tipo, Ne, aš irgi tik tą dokumentinį įsijungiau, baigiau iš karto. Žiūrėt. Man net nereikėjo įsijungti. Bet, o žinote, ne, kad jinai pastojo nuo vieno iš bičių? Ai, girdėjau kažkur, nežinau, ar čia gandas ar ne. Nu, tai tipo, pastojo ir dabar jinai tokia daro, ar live, ar TikTok, ar ką ten. Ir taip, well, I don't know who's the father. Kažkas toks, žinai, aš toks, eik tu na rimtai, blemba. Ne, netikiu. Labai jokinga vieta mačiau, kur, tipo, stovi bičiai eilėje, tipo, kur laukti pas ją, Jo, jo, žinai, jo. vaikambarį. Ir tokia visi tokia vyrai iš to, žinai. Toks matos, tas tai dviejų vaikų tėvas, tas karo čia zonai sėdėjo. Bet su kaukiam, man atrodo, su kaukiam. Su kai Kuriem jo, jo. profi, kurie be. Ei, Su kaukiam. O kažkas su mūsų kamerom negerai, ko tu vaikštai po visą kabinetą tiek daug. Kaista kameros? Visos? Karštas tam kambarį, tai uždėk ant kondiškę, nenori? Seni, jeigu tu čia nebūtum, nekaistų. Nekaist. Jo, nes su tam karšta pas mus. Gal kondiškę tikrai galima jungti? Geras oras, koks tarp kitko? Labai, pavasaris. Karšta, da. Bet aš nesuprantu, pastebėjau, koks Apie vėjas orą žiaurus. Man vidės. pastovi kilimėlius, blėt, nuo durų nupučia. Vėlavo. Rimtai? Jo, labai stiprus vėjas. Seni, wow. Ir molėtose buvau kaip tik. Nu ką tu molė? Ko tu čia tėvas Nu, šiandien? papasako. Davai, seni, laukiu istoriją. Aš buvau, nu, taip, per, Šiandien žiauriai geras oras. per seni. praeitą Valentinę padonai man ten nuvaryti palsėtėm prie molėtų. Spatant tokį. Tai varėm į tą spatą, varėm šiandien į molėtų observatoriją, tai labai smagiai praleidau laiką šiandien molėtų observatorijai. Labai apie kosmosą daug sužinau. Vakar kaip tik žiūrėjau filmą Alien Romulus. Nematėt? Ne. Apie ateivius. Reguliariai. Atei- Žiūrinti tave. Apie ateivius ir galaktiką, tai seniai, baisuminis. Šiaip geras, ten taip ateivis. Nespoilinsiu per daug, pasakysiu, jeigu jūs pamatysite. Tikrai niekas nežiūrės. Jo, jeigu ateivi matė, daug. Gerai vertas, 3-6 ar 3-8. 3-6? Ne, iš 5. 10? Iš 5. Letterbox'e 3-6 geras vertas. Ok, supratau. Nežinau, kiek man dabar. Bet žodžiu, ateiviai. Nu, ten, tipo, eina storylinas, ten kaip įdominti nespoilinsiu, bet ateiviai, karo, čia būna užšokant tavo veidą, žinai. Apgaubė tavo veidą, čia tave užsmaugia ir įkiša toje kaip pimpaliuką turi. Ir Bet čia senas filmas. Kas yra? Čia senesnis filmas. Ne, šiuo ar praeitų metų. Ai, okei. Ir įkiša tas pimpaliukas surina taip čia ir jie pasidina tokią kaip sėklą, iš kurios taip po to išauga pas tave ateivis. Taip, jiems reikia žmogaus, kad galėtų užaugti taip patikras ateivis. Tai žiūrėjau tokį filmą ir, žinai, ten buvo jie aplink Saturną ten su to erdvėlų skraidą ir šiandien kaip tik varėm į molėtų tą observatoriją, kur pasako apie tas planetas ir panašiai. Žiauriai įdomu. Aš klausinėjau, kaip mažas vaikas, pasakau, o tai apie ateivius, apie viską, žinai, planetas, man labai pasirodė įdomu. Sužinojau tokių dalykų, pavyzdžiui, nu tikrai, nuoširdžiai, gal ne tiek kreipiau dėmesio mokyklai per geografijos pamokas, bet žinot, pavyzdžiui, kad Marse aukščiausias kalnas yra, tai, pavyzdžiui, jeigu lyginant Everestas, kiek 6,5 km? 8 kilai. Kur? 8 kilai. 8. Ne, Tai Marse, 8,2 man atrodo. o Pulus, neatsimenu, nesijokit, Maksimas, nežinau, kažkoks ten kalnas, 20 keli kilometrai, įsivaizduoju, koks didelis kalnas. Sau. Saulės sistemai, man atrodo, sakė didžiai. Nežinau, ar Saulės sistemai, ar... Man atrodo, Saulės sistemai didžiausias kalnas. Po to, pavyzdžiui, apie vieną... Neįdomu tavo, ne? Man? Tai aš pats ten buvau, aš ten laidą filmavau. Man žiauriai įdomu. Filmuoji laidą? Jo, man
Antanas nori būti. Marse? Ai, ne? Marsė, jau tam Ai, kalbė. tai tu viską gerai žinai, ne? Jo, tai man, bet, aš jau ganėtinai senai buvau, bet man žiauri pačiam įdomu. Man tiek klausimų iškilo, tipo, apie tos asteroidus, kur nusileidžia ir panašiai, Taip. kad daug Sakė, nepastebėti. dažnai būna jų. Sakau, o gali, nu, tipo, va, toks ten rodai, tokį minuką, tokį žmogų užmuštų, sako, tai ir vandens lašiukas, tipo, asteroidą užmuštų galėtų žmogų. Bet tiesiog, nu, tokių dalykų nenuspėsi ir kas iš to, jeigu nuspėsi ir praneši, nes vis tiek, nu, tipo, greičiausiai, nu, tipo, Jo. nežinos, kur nukris. Tai sako, būna, kad sėdi virtuviai, taip įsivaizduok. Ten Amerikai buvo, sako, sėdi tipo virtuvėje ir meteoras taip kiaurai stalą tiesiog pravaro, žinai. Irgi tokių nenumatytų dalykų. Arba, pavyzdžiui, žinotumėt, kiek iki artimiausios galaktikos berods ar kitos sistemos užtruktų nukeliauti žmogui. 3 šviesmečius. 10 000 Nu, metų. jo, 22 000 metų. Ai, 20. Tiek ten šviesmečiai. 22 000 metų? Man atrodo, jo, taip sakė. Ar 2200, ar 22 000. Manoma. Nu, šit čia, la. Tai Netgi siunčiant radio ryšį, tipo, jeigu siūstum į kitą galaktiką radio ryšį, tai užtrunka, man atrodo, 55 metus užtruks. Tai, tipo, bet kadangi jie siunčia tikslę kryptim, tai ta planeta galimai pasitrauks ar ten kažkas ir nenusiūs niekur. Taip, žinai, va, Bet praeis. įsivaizduoji, uždedi dabar, kad radijas siūstų, va, ten kažkur Wi-Fi'aus pasignalą, karočią, ir už 5 metų gal kažką išgirsi. Bet įsivaizduoju, už 5 metų tu gali išsiaiškinti, gal tu esi ne vienas, jeigu kažkas atsilieptų. Įsivaizduoju? Man atrodo, kad yra ateiviai šiaip. Jo, vat irgi norėjau klausti, tikit ar netikit? Aš vat, norėjau prie to prieiti, norėjau jūsų paklausti apskritai, ką manote apie tai, kad, nu, mes palyginus tą žemę tokia yra, nu, tipo, šūdniekis. Jo. Ir kiek visko yra, kiek tų planetų ten rodė, ten kosmosas. Jie ten per tą savo teleskopus, aš nežinau, ką mato, bet kai yra tos nuotraukos ir panašiai ten su išlaikymu daro nuotraukas kitų galaktikų, tai uždeda išlaikyti 50 valandų išlaikymą. Įsivaizduoji, mes darom išlaikymą naktį, va čia išneštum fotiką į lauką, išlaikymą uždedi kokias 10 sekundžių ir taip jau gaunasi naktį. Kaip diena. Tai 50 valandų išlaikymo nuotraukas daro jie ten. Jo. Eik, tu, nu, aš gerai. Aš tai manau, kad bet kokiu atveju gali žvengti, galit nežvengti. Aš tikiu, kad, žinai, ne tai aš tikiu, kad ateiviai tokie, žinai, ten, žinai, buvo. Ir kaip ir filmus. Marsiečiai. Marsiečiai, žinai, netikiu tuo, bet... Valgydavai marsiečius. Taip. Netabiš čia, kur vidury ekranas. Jo. Bet aš tikiu, kad mes nesam vieni. Nu, sakyk, ką nori, aš tikiu. Nu, kad kažkur yra. Ja, bet nejaugi mes čia nu, bet jums klausimą, ar manot per mūsų lifespaną, tipo gyvenimo trukmę, ar spėsim pamatyti kažkokį, ar spės taip technologijos paimprovinti, kad kažkas nukeliaus kur nors toliau, ar kažkaip galėsim pamatyti, kas yra toliau ir kol gyvenam, kad sužinosim šitą dalyką, kaip manot? Aš manau, kad dabar labai, kadangi visas tobulėja ir technologijos, galimai ten, kai būsim kokių 50 metų patys arba ten 60. Už 20. Jo, už 20 metų. 4. Sakykime, mane. Tai galimai mes galbūt skrisim į kosmosą. Arba bus, žinai, tos padarytos, kur dabar yra filmai, dabar tie nauji, kur sci-fi'aus, kur liftas žemėje vos nešakės ir ten gyvenam kažkokiam burbule. Tai irgi va, toks gali būti variantas. Nu, ko nenorėčiau, bet gali būti, kad liftas į ten vos į kosmosą, žinai. Aš tai netikiu šitai dalykais, tipo, tas pat, kad tikėt dvasiam, žinai. Ko tu netiki? Nu, ateivis netikiu. Aliens, jo. Bičas. Aš netikiu, tipo, dėl to, nes Aš pasakiau bičas. Bičas. Visiškai radom išėjo iš bylos, atrodo. Bet aš taip klausiau, kaip lyg normalų dalyką. Bet tikrai ateivis jau. Šiandien. Aš tai netikiu vien dėl to, nes, tipo, kaip galima tikėti dalykais, kurių tu nesimatęs. Aš Nu, tai šitą tu- logiką galvoju. Aš nesu įsitikinęs, bet aš tikiu. Aš netikiu, pavyzdžiui. Aš tikiu, kad... Aš noriu. Tu O nori nori? kebabo? Ne, kad aš norėčiau, kad būtų. Nu, taip įdomu. Įdomu būtų, nu. Įsivaizduoju. Ir šiaip man turbūt nemėgstamiausias filmų žanras būdavo sci-fi, galaktika ir panašiai. Nu, Man irgi. žaidimas koks nors, kur ten gali skraidyti po planetas, nu, koks man skirtumas. Bet dabar pastebėjau, čia vienas iš tų turbūt dalykų, kai sensti. Man Prema galvoju, va, įsivaizduoji, nuvaryti kur nors į Saturną, iškasti kokią duobę ir pys surani ten kokį nors Tiranobarzaurą. Dinozaurų tikrai nebuvo Saturnė, aš taip manau. Spėju bent jau. Ne, bet pagalvoju, aš dabar pagalvoju, kad yra ten tokie žaidimai kaip No Man's Sky, ten dar kažkoks, kur tipo ten yra, gali naršyti planetas, pagalvojau, nu gerai, kadangi aš pats neskraidysiu, milijardierius nebūsiu, kad galėčiau į Marsą įskristi iš pirmųjų per savo gyvenimą turbūt, tai reikės jaučiu paieškoti.
Ir man tai yra gan morazaurų. Garazaurų. Man, pavyzdžiui, įdomiau ne kosmosas, o įdomiau yra, kas yra vandenynuose. Tau įdomu, kas apie Tai vandenį Jo, dar nes- yra belekiek neištirta, Taip dar pat, iš kad viso. 98% vandenyno nėra ištirta. Vat, Bet tai kas yra? O ką ten, tet? Jeigu... Sen, o jeigu ten kitas gyvenimas Bet vyksta? seni, Gal pagalvok. ten yra teivių? Taip, o gal ten yra tipo Jeigu tiek undinai? neištirta vandenino, nu ta prasme, nu vis tiek, aš tai tikiuosi tas neištirta, tai ten, žinai, gal netrasta kažkas yra, nu bet jeigu nebūtų atrasta, tai vis tiek tas banginis ten ar koks nors šikalamanambalavras, kuris dugne plaukė, tai būtų pastebėtas. O tai seni, o jeigu Yra po žuvų, apačia- kurios gyvena ten gilyje. O jeigu ten tai realiai kaip žmonės, nusileido į apačią. tai Ir blemba. kas jai buvo? Nu, papapal. Ir viskas. Nu, o jeigu tenai užkariavo tiesiog kiti vandenynus žmonės. Nu, Nu, blemba. tai vandenį. Man įdomu, kas ten yra, nu, bet man toks jausmas, kad jau būtų pastebėta, jeigu kažkas būtų keista, tai greičiausiai bus dugnas ir dugne kažką gal ras kriauklyčių, kokių, žinai, parduoti gintarą naujų. Nu, blem, aš nemanau. Aš tai- Aš nemanau. Aš tai manau, kad irgi gali būti kažkas. Fucking 98% nėra ištirta. Nu. Geras tas. Jeigu negirdėjot, pasakė, ką rasit dugne, tai Maybachą. Tylėjo 2 valandas, bet šovė taip. Arba gal ras, įsivaizduoju kokį portalą pačioje randi. Tai va. Portalą į Mantiją. Ne, kaip Koks per Minecraftą į tą Ethereum. Ai. Koks ten? Ne Ethereum. Nedarė. Nedirima bitkoino. XRP. Nederį, jo, į pragarą, na. Eteri, žinokit, buvau labai susimastęs, galvoju, kur reikia pinigus dėti, tai po kur investuoti. Dabar tai bitkoiną varyk viską. Labai gera investicija. Kai čia Amerika tokį grybą pjauna, žiauriai zaibys. Rimtai? Jo, pizda, ten viskas, va taip krenta. Ai, rimtai čia? Seniai, neinvestuok dabar. Kolin, čia yra bairis. Okay. Tiesiog, nu, kai šūda malo Amerika, tai bitkoinas krenta. Buvau paskolos irgi suskambinęs su bankais, pasakiau, kad jo, tai čia buvo individualidami, MB, žinai, ten dar kažkas. Ką draugė veikia? Dabar tai nieko, teliko žiūri. Draugė irgi individualiai, žinai. Tu tai per ragelį matei, bet... Ne, nes Zoom kolė. Ne, čia tai Zoom kolė. Ai, Zoom kolė, rimtai? Tai čia zūmė. Tai... The fuck? O tokia, Harači. Supratau, kad greitų metu galimai nieko nebus. Tai Harači nuomosios potapalė. Na, aš tavo pasakosiu po podcast'ą apie dalykus. Papasakosiu? Jo, nu, tai aš tik dabar Tas pasakosiu. pats, kaip papasakos, kaip Aš dar- 100 važiuoju numeris, nusiemi ir va gerai. Aš tavo pasakosiu, kaip reikia apeiti sistemą. Ne, ką, viskas. To nesakyk. Aš legaliai pasiėmiau, aš gavau, įvertint, viskas. Aš žinau, ko jam netinka ten tos individualios. Aš žinau, kokį grybą pjauna. Pasakosiu, pamatysiu. Gerai, bet aš nežinau, tada nesuprantu, kokį grybą turi pjauti kiti individualistai, kad nenorėtų taip individualistam duoti nieko. Ne dėl to čia, tiesiog į Kodėl bankai, nemėgsta? bankai nepasitikė mumis, dėl to, Rizikos nes yra grupė didelė didelė. rizika, kad mes vieną dieną Tai uždirbam. gerai, tai reiškia, yra daug individualistų, kurie padarė, kad nepasitikėtų. Ne, čia Ne, tiesiog čia statistika yra- yra ir viskas, jo. Nes tu negauni jokių garantijų, tu turi Taip. pats viskas susimokėti, Susirgi, tai tavo reikalas, Jo. kad tu sergi. o tada, žinai, pyst ir tu nebeturi jokių užsakymų. Jo. Ir viskas, tavo visas Tave, verslas. pavyzdžiui, dabar va, Na, tai gali iš darbo išmesti. Nu gali, bet tu susirasi galbūt kitą, nu tipo, pagal tą specialybę. Bet tu Tiesiog- paims tiesiog ir tokia tave rizikos paims grupė. cancelins dabar. Sakys, va, čia Lukas padarė tą paste cancelinam, nieks nebežiūrim jo, ar jis praranda visas pajamas. Nu kaip pavyzdys čia, Nedarykit taip. tikėkimės tai nebus. Ir viskas, ir tipo, nu čia aš iš tos pusės suprantu rizikas, Yeah. bet iš kitos pusės, tipo, dabar labai daug žmonių tokių yra. Ir užsienio Paskui jo, jie gaunasi, kad jie dirba belikiek, daug daro ir vis tiek negali O pasiekti. dirba, tai visi daugiau nei įprastai dirba, Nu, žinai. dažniausiai Dažniausiai, atveju jo. O tie, kurie, žinai, gauna ten štuką pusantros samdomam darbe, oi, jiem čia 200 štukų, žinai, tai Taip, taip. easy. Nu, kaip pavyzdys. Kosmosas, šiaip pagalvojus. Jo, tai va tas yra niuansas, bet aš manau, link to einam, nes vis daugiau atsiranda tų individualistų, žinai, ir vis daugiau atsiranda žmonių, kurie dirba ant savęs, OMB ir verslus kūrė, tai gal pradės pušint, tikėkime, valdžia mūsų, tuos žmonės, Jo, tai šaudo LRT. jo, LRTK. Prisideda prie to, žodžiu, ir tikėkime, kad, nu, ateityje bus geriau. Nes aš irgi daug kovojau, bet išsikovojom savo. Okay. Jo, tai viskas gavosi, viskas Iš pavyko. kavos tau. Iškovojom. Tomis. Iš kavos, jo. Iš kavos. Iš kavos. Kiek laiko turim? Ai, Valanda tai kiek? 4 minutės? Ok. E, Ką norės sakyti? laiškų negavom, ne? Ar gavom?
Nežiūrėjau. Neprašėm? Bet aš šiaip neprašiau. Bet aš turiu vieną žinutę. Irgi davai, pasidalink. neskleisiu vardo. Ir neprašykit manęs pinigų, kad dabar dalinčiau po prieito podcast'o. Aš nežinau, kiek žmonių paprašė. Vakar irgi, gal gali Voltą užsakyti. What the fuck? Galiu paskaityti? Skaityk. Palabu, Tomis nori. Ai, nors pakentėsi. Labas. Galiu papasakoti istoriją. Parašiau žinoma. Pradėkim. Buvo eilinė diena. Gulėjau lovoje ir naršiau telefone. Kai staiga gavau žinutę iš savo geriausios draugės. Jie atsiuntė man ekrano nuotrauką. Buvęs vaikinas mano, su kuriuo buvau vos 2 savaitės. Jai parašė ir atsiuntė savo lytinio organo nuotrauką. Aš vos neišspjovau arbatos iš rankų. Iš rankų? Spjovau arbatos iš rankų. Nu gerai. Tai prašo jo. Gerai. Kas jam negerai, pagalvojau. Draugė buvo šokiruota, bet man buvo dar keisčiau. Mes nebendravom jau kurį laiką. Dabar jis šitaip? Nusprendžiau jo nekontaktuoti, nes kam tas vargas. Praėjo kelios dienos, kai staiga gavau dar vieną žinutę. Šį kartą anoniminio numerio. Atidariau ir vos neapalpau. Tai buvo vaizdo įrašas, kuriame mano buvęs vaikinas buvo su prostitute. Bet ne bet kokią prostitutę. Jis išsikvietė trans merginą ir viską nufilmavo. O blogiausia, jis atsiuntė ją man. Kas čia per nesąmonę, galvojau nesuprasdama, kas jam šovė į galvą. Dar blogiau, kai sužinojau, kad jis tą vaizdo įrašą įkėlė į vieną iš tų gerai žinomų porno svetainių. Ir čia dabar banger bus. Banger, ruoškitas šaiką. Aš dabar atidžiai skaitau, kad nieko nepalikinčiau, žinai, nes, nu čia jo. Iš pradžių maniau, kad taip tiesiog blogas pokštas, bet ne. Kulminacija atėjo tada, kai gavau skambutį iš savo tėčio. Jo balsas buvo keistas. Jis ilgai tylėjo, o tada tarė. Man reikia su tavimi pasikalbėti. Pasirodo, jis lankėsi toje pačioje svetainėje ir pamatė mano buvusį vaikiną tame vaizdo įraše. Kai jis man tai pasakė, man pasidarė taip nejauku, kad norėjau prasmegti skradžiai į žemę. Niekada nemaniau, kad mano gyvenimas virs tokiu košmaru. Ką man dabar daryti? Rašau. Gerai. Pasakysiu, ką atrašiau. Nu. Na, iš esmės, tau dabar, negerai, normaliai, tau nieko nereikia dabar daryti. Tavo čia buvęs vaikinas, ne dabartinis, tai jo pasirinkimai, ką jis daro, o į tavęs tai neturi įtakoti visai. Suprantu, kad nemalonu, bet koks skirtumas. Jau nebesi kartu su juo, tai tiesiog blokuoja visų ir nesuki galvos. Kad tėtis surado jį kažkur kornsaitę, tai čia ir jau tavo tėtis keistas skamba labiau nei iš tavęs. Nu, žodžiu, čia po to biškai rašėsi, bet po to pradėjo dabaršių klausimų klausinėti, tai jau galvoju, kad nebetrašyti. Klausė, kaip manai, ar reikėtų likti draugais po santykių, parašiau, kad ne. Tada klausė, kodėl. Tai sakau, nes tipo labiau koks skirtumas, bet tavo antrai pusiai dabartiniai tiesiog nemalonai yra. Nu, įsivaizduok, dabar va su Butomi draugauju, Butomi varau su savo eksiuku, dabar su šiuku, žinai. Nu, tai va, biškai weird. Yeah. Tiesiog iš tos pusės, tai va, palaikyti tą, kad pasisveikinti, tai viskas okei, žinai, tai jo, bet kad likti draugais, tai nemanau. Bet jeigu įkėlė videką į kornsaitą... Čia man tai kosmosas. Tipo, okei, tai jisai buvo su transo, ne? Vis tiek videkas turėjo temą turėti transu. Ką tėtis veikia šitoj kategorijai? Ne, tai man va čia... Toks klausimas. Man iškilo va toks klausimas. Jo, aš taip skaitau, perskaičiau, tėvuks... Arba tiesiog, žinai, ieškojo pagal vardus pavardės istorijos, žinai, kažkas. Ir man kiščiau, žinai, nu, tipo, gerai, dabar aš bandžiau įsivaizduoti, gerai, sakykime, ne, mano ex dabar įsikeltų su kažkokiu bičiu tą, nu, man vapšia poch. Man irgi. Koks skirtumas, tavo nulis jau. Pasijuokčiau, žiūrėkčiau, sakyk, žiūrėk, matei ir tavo viskas. Aš net nežvengčiau, man būtų nejauku žiūrėti. Bet, nu, tipo, visai. Bet jokių jausmų. Nu, tipo, jokių jausmų. Ir tada pagalvoji, okei, bet tada įstatyk savo vietą, kad dabar tavo mama arba tėtis atsiunčia tau. Čia labiau awkward yra. Jo, ir va čia labiau awkward yra. O aš kaip tik žvengčiau, va tada aš žvengčiau. Blemba, pizda, kai man būtų jokinga. Aš labai smagiai čia laikau, negali? Girdisi, ne? Gerai, nebalaikysiu tavęs. Aš labai smagiai laikau rankas čia. Šiaip turiu vieną irgi laišką. Pasakojimas apie pirmąjį kartą. O, gerai. Atsiuntė jo.
Tai vienas laiškas ar daugiau turim? Yra ir dar vienas, bet manau, kad užteks ir vieno, nes šiaip jisai pakankamai ilgas ir aš neskaičiau jo. Ai, tai gerai, tai nežinau, ką tikėtis, davai. Nežinau, ar jisai čia... Davai, kada skaityčiau, noriu skaityti, tu Varyk, davai. Davai, Laukui duodam paskaityti, jam patinka. Laikomės planą, ne? Davai. Laikomės planą. Ai, pas tavęs debilis. Nesimato, jo naują užsidėjau. Jo, nematau, blemba. Jo, tu tai iš esmės. Atrodo, kad blėt už žakinės. Sveiki. Gerai matau kamerai. Sveiki. Ši istorija ir juokinga, ir mano kvaila jaunystės klaida. Ai, gerai. Iš pradžių galvoju, o tai ko čia susijęs su Omantu? Nes, varšau, viškai. Pasakysiu, Angala čia pas... Gerai skamba, gera pradžia bus į darbą. Viskas prasidėjo nuo to, kad būdama 18 metų išsikraušiau bendrabutį į menų gimnaziją. Ten susipažinau su vaikinu, kuris gyveno apie 400 km nuo manęs. Mes bendravome kokias 1-3 savaitės. Nuo 1 iki 3 savaičių, žodžiu. Nu, 1-3 savaitės. Nuo 1 iki 3. Taip. Tai kaip nėra tikslesnio laiko? Kaip gali būti nuo 1 iki 3? Šiaip didelis laiko darbas. Jo. Nu, nesimė, toliau. Gerai. Mes bendravome kokias 1-3 savaitės ir jis pasiūlė susitikti. Aš būdama kvaila, pasakiau, gerai, net nepagalvojusi, kad teks važiuoti pas žmogų, kurio nepažįstam. Merginai važiuot? Jo. Okay. Jau Gerai skamba. Galvojau, kas bus, tas bus. Nu jo, nuvažiavau į susitartą vietą, buvo gruodžio mėnuo. Laukiu jo visą valandą, jau spėjau prisigalvoti nesąmonių, gal ateis koks senukas. Tai jį nežinau, kaip atrodė, ne? Per kur čia? Eik tu savo. Iš tikrųjų, aš bendravau. Per 2 TV? Nu, turbūt... Galas po to yra kitoks. Senukas, autobusu atgal į mano gyvenimo vietą nebuvo. Gyvenamo vietą. Vietos mano gyvenimo nebebuvo. Tas labai sunkiai. Tas labai sunkiai skaitas. Labai sunku suprasti. Autobusu atgal į mano gyvenimo vietą nebuvo, žinai. Į gyvenamą vietą nebuvo. Tai nebebuvo kur bėgti. Bet staiga pamačiau, kad ateina jis. Atrodė taip, kaip įsivaizdavau pagal savo amžių. Pasakė, kad turi mašiną ir butą ir nusivedė mane į savo močiutės mažą butuką, kur buvo jo ir mama. Aš visą išsigandusi turėjau susipažinti su jo mama ir viskuo kitu. Kas yra viskuo kitu? Mačiutė? Mačiutė, turbūt. Tačiau kažkaip atėjo mama ir atsinešė degtinės ir sako, geriam. Aš nelabai gerdau, bet tada sutikau. Nusigėriau, o ryte atsikėliau jau po reikalo. Eik tu. Toks yra dalykas. Oho. Vaikinuką aprekiau už tokius juokus, susirinkau daiktus ir sesiai paskambinau, kad mane pasimt. Ji atvažiavo, Ji atvažiavo ir tą dieną ant jos peties įsiverkiau, nes nenoriomis praradau savo stebuklingą jį pirmą kartą. PS, tas vaikinukas man nebeparašė, o netrukus sužinojau, kad bandė su mano pažįstama susimesti per tą pačią programėlę ome.tv. Va, prie ko čia Omantas. Jo. Aš mačiau ir galvoju, pala. Eik tu, čia blemba. Kaip liūdna. Setka tokių, Bet tai kaip, aš taip nesprantu, su mama nusigėrė ir mama tipo norėjo... Lūžo, jaučiau mamukas. Tai gal nulūžo visi, žinai, jisai pasinuoja, bet man žiauriai, tipo, liūdna, kad tokių bachūrų yra šiaip. Tipo... Čia gali žmogui traumą įvaryti tokiais dalykais. Nes, žinai, tipo, vėliau tu daryk, ką nori, bet tas pirmas šventas kartas. Nu ir tai, čia gaunasi... Bet čia pusiau kaip ir... Nevartavimas. Nu, pusiau, nes taip, tipo, tu ne savo norų pasirinkai šitą dalyką. Arba tu neatsimeni. Bet irgi, žinai, tipo, girtas tu gali sakyti, jo, labai noriu. Nu, tai ryte neatsimeni. Tai vasakau, nebent čia neatsimena, kas įvyko. Bet jeigu... Savo, čia aš toks liūdnesnis. Blemba liūdnesnis. Ne, aš nekas liūdnesnis. Kad man po operacijos dar negaliu kvapoti. Nafik, žinok. Zaibalik čika mama. Mačiau istoriją ir aš matau, kad tu kažkoks dėjas skersą esi. Tau kažkas erzina ir žiaurėje, ne? Tipo, užnisa, kad nieko negali. Nu, tipo, aš galiu bet man trūksta, neateina. Tai tu seniai treniruokis. Tai tau reikia stripsų, kur užsiklijuoja. Ne? Dabargi labai populiaru. Ne, blema, aš tada uždaviau klausimą Instagram'e, tai labai įvairiai žmonės atrašo. Ką čia GPT, pavyzdžiui, parašo? Neklausiu čia. Paklaus. Ką jis mano asmenis draugas? Jisai pasakys, ką tau daryt. Gal yra kažkokios treniruotės? Ne, aš turiu pasiuntimą pas tą patį gydytą, tai kitą savaitę bandysiu nueit. Bet žmonės įvairiai rašė. Buvo, kas prašė, Eimantė, pavyzdžiui, 2 dieną kvepavo, buvo, kas prašė po poros dienų, bet buvo, kas prašė po 1,5 mėnesio. Tai aš hope vis dar turiu.
kad galėsiu. Nes dabar dabar tai galės šnekėti. Jo, nes dabar tai figne, blemba, žinai. Pastebėjau ir vakar masažę buvau ir, tipo, sukišo man... Sorry. Dėlė, atsipiskit. Palėtė, man to aurimas. Toks, žinai. Sukišo man tą veidą, žinai, kur buvo į tą tokį. Aha. Ir pastebėjau, atrodo, va šičia dar užspaudė dar labiau. Mapšė, nafik, negaliu vapšė kapot burną. Šitaip kapoju aš ten pro tą skylę. Ir, biesna, blemba, nežinau, kažkaip, žmogus tiesiog nori kvapot, pasakysiu tiek. Duokit žmogui kvapot. Daugit žmogui pakvėpuoti, o nepavalgyti. O paklaus ChatGPT, o yra, karočią, kvėpavimo pratimų, va, tau reiktų kvėpuoti. Ko tu ardai tą mikrofoną? Aš kiekvieną dieną su to druskinu vandenį plaunu tą nosį. Nu, Bet gal tau sumažėjo šnervės? Tai irgi nezabysta. Tai jo, bet gal čia operacijos kažkokia pasiekmė, ne tik pasiekmė, bet tiesiog tavo blogai buvo suaugę, tau sutvarkė ir dabar tau yra... Arba tu buvai pripratęs vienaip, dabar kitaip. Dabar yra normaliai iš tikrųjų. Jo, gal dabar yra normaliai. Mes visi, Lukai, Jūs tada normaliai huinistai, kad... mes visi taip kvėpuojam. Jeigu jūs taip kvėpuojat... Mes visi per burną kvėpuojam šiaip. Aš nežinau, kodėl tu darai tą operaciją, seniai, mes visi per burną kvėpuojam. Skem. Ne, mes visi per burną. Per nosį neapsimoka kvėpuoti šiaip. Aš nesuprantu iš vis, kam nosis yra. Tyčiakėtis. Pažiūrėsiu po to kaip. Ką pažiūrėsi? Ką pažiūrėsi? Pažiūrėsiu. Aš jau pasidaręs, man nereikia, Antanui šiaip nereikia. Tu apšė net negali po vandenį būti. Man ir nereikia, aš po vandeniu ir nebūnu. Žiūrėsim, Tai kaip tu ištirsi tą pavandeniną, kurio nori, jeigu tu po vandeniu negali būti? Jis Sako, įdomu, kad vandenį, bet negali bičias nosis neužsikimšęs į vandenį lipti. 3 sekundės išbūt. Ir šokam. Bliava, pramušė. Čia stumykla čia atsidarė šiandien. Pizda. Pavasarį čia kas stumimo. Nežinau, šiandien tai visai raustinti norėtųsi man šiandien. Ką nori parausinti šiandien? O, tai va, Savo gydytojai gydytojus. gali parausinti. Šiaip tai čia jau sakau, senai gan buvo, tai užsiminsiu dabar tikiuosi, kad neužsikurs kažkas naujo, žinai. Paminėjo mūsų šitie. Davė reklamos. Ne. Turiu hipotetinį, jeigu norit. Taigi turiu trumpą. Hipotetinį? Davai. Nu, ne tai, kad hipotetinė tokia... Nu, šau, hipotetinį. Nu, neatsimenu, kaip vadinasi žodžiu. Čia yra apibūdint tokias kaip slėpynės, žodžiu. Gauni... Čia, aš tau papasakosiu. Jūs gaunat mėnesį laiko Taip. ir gaunat 1 000 000 eurų. Mhm. Tiesiog duoda. Per mėnesį turit pasiruošti viską ir tada turit išgyventi savaitę, kad jūsų nerastų. Tačiau absoliučiai visas pasaulis tavęs... Mačiau šitą kažkur, kur aš mačiau galvoju. Tačiau absoliučiai visas pasaulis tavęs ieškotų. Ką darytumėt? Ha. Ir turit 7 dienas išbūti kažkur, kad jūsų nesurastų. 7 dienas. Turit lemą, turit savaitę išbūti. 1 milijoną? Jo. Kiek kainavo ten su to kapsulė, dugnu nusileisti vandenį? Kiek kainavo, vis nesprogo. Nu, tai iki ten, kol iki sprogimo pabūt. Bet žmogas turi galėt atplaukti. Nu, tai... Aš tai easy žinau. Ne, nu, kas į... Man net nereikia, karočią. Tu narnė spintai turi? Seniai, man net nereikia 1 milijono, kad aš pasislėpčiau savaitį. Man reikia Pasakok, biškutį pinigų, karočią, kad Pasikastum šaučiau, karočią. Pas mane yra Žemaitijoje daug pelkių. Padaryčiau, karočią, buveinę kaip bebro. Po pelkę, bet realiai pastatyčiau bebro buveinę. Nieks neieškotų. Kas ieškotų bebro buveinę? Bet tavęs ieško 8 milijardų žmonių. Tavęs ieško. Visas pasaulis. 7 dienas. 7 dienas. Manai nerastų? O, kur, bober? Aš su bebru, blėt. Tad medį graužė. Supanašėjęs. Gerai, aš man atrodo, tu šitą uždavėjai, nes tu žinai atsakymą savo. Ne, aš nežinau atsakymą dėl to. Ne, aš irgi nesugalvosiu tada. Aš galvau, tipo, į Everestą nusikelt, bet per fucking 7 dienas įmanoma užlipti. Aišku, kad ne. Antarktida irgi tave suras. Nu, seniai, tai ta klimatizacija visą Su kitą. saktaspirniu užkils ir pažiūrės. Gerai, visų pirma, tai reikėtų varyti ten, kur mažiausiai žmonių. Tai Jo. Antarktida, sakykime, irgi yra variantas. Į Antarktidą nuvarai, nusipirki baltą popieriaus lapą, daug, sukliuoji ir užsidengi tiesiog. O Antarktidoje yra parduotuvių? Kad išgyventi 7 dienas? Ne, kad nusipirk baltą popierių. Ne, iš karto nusiveši. Aš tai galvoju, kad... Jis sako, nuvariu Antarktidą. Gerai, nesvarbu, baltą Nusipirki pledą. baltą. Baltą pledą, va, iš senų kur nors. Nusipirki pasikloji tokį ir manau, kad... Ir manai nerastų?
8 fucking milijardai ieško. Nu, žiūrėk, į Antarktidą 8 milijardai nevarys ieškotas. Nu, Bet tai seniai, gerai. kas tave 8 milijardais po pelkę ieškos prie bebro? Jie tiesiog visur vaikščios, jie, kad, nu, tarkim, jiem pasiūlo Lietuvoje daug šansų, Lietuvoje tikrai ne variantas. Apskritai, vat, ten, kur vat, yra vat, tokios sąlygos gyventi, yra ne variantas, aš manau. Čia reikia, bet žmonių, kurie gali pagalvoti apie tai, kad tu esi Antarktidui, irgi yra šansų. Ir iki Antarktidos nuskristi tikrai neužtrukom. Tai gerai, bet tu Gerai, skristim jei- iki Antarktidos, tai jau pilotas žinos, kur tu esi. Žinot, ką aš galvoju? Tu pats skrist. Nu, Aš tu moki galvoju, pilotuot? aš galvoju, kad reikėtų pasidaryti savo salą. Bet klausyk, mano Per pamąstymą. savaitę. Žiūrėk, tu ir turi lemą. Kas kiek laiko palidovė atnaujina? Dažnai. Žemėlapį. Ten nežinau. Seniai, ekspertai susirinko, ką aš žinau, ble. Manau, kad už milijoną būtų gali. O kas būna, jeigu 7 dienas užbūni? Nu, tai čia nebuvo esmė. Tiesiog tau reikia. Koks tolkas? Nu, gerai. Gerai, tolkas yra gauni 10 lemų. Na gerai, Zybys. Tolkas yra gauni 10 lemų. Pasiemi tą lemą, susirandi kur nors map, nu, tipo, vietą, kuri būtų koksai, nu, kiek čia, į kokį nors vandenyną, ar ramų įvą, pavyzdžiui, Nu. kokį nors 5 km nuo to, Mhm. su sunkvežimiais paprašai ten suvestų žmonių, bet jie tavęs neieškos, ne? Ieškos. Jie visi ieškos, va, tame esmė. Tolkas tada. Tai that's Tame the point. esmė. Kad tu negali. Tai tu negali nuskrist. Sako, nuskrisiu į Everestą. Su kuo, ble? Pats pilotuosi, tu moki Tai pilotuoti. sakau, kad užlip nebent. Tai taip pat tie, kurie tau padės pastepti, irgi galės ieškoti. Visi. Taip. Eik, sen, tai nesąmonė, tai čia. Seniai visas. Aš tau sakau, pelkė po bebrų. Kiek laiko pasiruoš duoda? Savaitę. Nes per mažai. Gerai. Aš tau rimtai, kas ieškos prie bebrų? Lemą vienam per savaitę padaryti salą. Be šansų. Aš galvoju, bet net ir bunkerį vienam per savaitę sunku išsikasti. Įsikastum per savaitę. Su tinkamais įrankiais. Bet tinkamus įrankius eitum pas žmonės. Tai žinotų, ką darysi. Tai bet nežinau, kur. Nesvarbu, žinotų bent jau regioną, nes jeigu pasimsi traktorių, tai žinos, kur traktorius nenuvažiuos per savaitę 10 km. O tai gal tu Jo, tą iš traktorį ant Klaipėdos į fūros Šilutę. susikelsi. Tai, čia turi būti... Kur tu suradai šitą? Aš? Aš mačiau tik tokią. Gerai, o buvo koks nors normalus komentaras, atsakymas? Buvo, bet žinok, dam nebeatsiminsiu jau. Nu, atsimink, biškį. Lema, prieš 2 savaitės, žinok, žiūrėjau. Gerai, tikrai turi būti variantas. Aurimai, turi savo variantą? Kol kas neturi, ne? Aš padaryčiau vlogą, kad aš išskrendu į Švediją, o iš tikrųjų greitai slėpiuos po bebrų. Fake trip, seni. Jo. Ir Man visi iki šios dienos dar rašo fake tripas. Ai, iki dabar, ne? Nu, tai jo. Taip, savaitę laiko. Savaitę turi Pasiruošt, laiko savaitę pasiruošt. Jo. Tai nėra tokios. Realiai. Bermudų trikampis. O tai Aš galvau, tipo, apie kosmosą, bet aš pati nuskrisiu. Ir plus neužteks milijono. Jo. Tai va čia toks 2 dalykai, kur... Į Bermudų trikampį. O kaip tu ten nusigausi? Su kuo? Motorinė valtelė. O žiūrėk, o tai galima būtų papirkti už pusę kainos. Ne, neįmanoma. Neįmanoma. Tu žiūrėk, tu neieško, gerai? Čia that's the point, kad aš va irgi galvojau. Mane šiuo metu labai sunervino, kad nėra atsakymų iš tą klausimą. Aš dabar nenoriu baigti šitą podcastą, kol mes nesužinosim atsakymą. Atsakymo nėra. Čia tiesiog buvo vaizduotas klausimas, kur tu ką tu pasirinktum, žinai. Turi būti atsakymas. Nu, aš pasirinkau pelkutę prie bebriuko. Tu? Tas galvos. Aš tenai manau, matau net tą vaizdą, žinau pelkę gerą. Ir toj pelkiai daug bebrų. Seniai, nieks neieškos. Arba reiktų kaip tik slėptis ten, kur nieks negalvotų, kad pasislėpiai. Taip, žinai, labai atviroje vietoje. Tai sakyk atsakymą tada. Nėra Žiūri atsakymo. mane, Aš sakau, kad nėra O tai atsakymo. tu kaip slėptumės? Aš tai kokias džiunglės, nežinau. Važiuočiau su mašina. Ne, aš tas suras. Galvoju, lagaminą įlysti, bet suras. Ne, aš tai varyčiau kokias džiunglės. Afrikoje kažkokia, žinai, kur tipo visi. Ten, kur peraugia uodai ir leopardai tavas valgytų. Pofė, Afrika, kur. ir nerastų mane žmonės. Matėte tos tik tokius. Kuo tu esi vardu? Aha, o tu ko vardu? What the fuck aš yra? Ten labai ilgi vardai. Arba su garsu. Seniai, nežinai, Ai, kur ten ai, garsai. gentyse. Ai, aš mačiau tą... What's your name? Šiminin papa, pudibidi papa, Taip, taip, taip. O, Sam. Taip, taip. What's your name? Ai. Tai va, ten, Kviečiai įdomu. ten nuvarytum, Jo, jo. tas tikrai nieks nesuras. Ne, su jėtėm. Net užmėto. Ema kažkur. Bet užknisa, kad visur yra žmonės dirbantis, kad jie patikrina tam tikrus dalykus, žinai. Jo, užnisa, kad visur Bet jeigu, dirba. tipo, nuo Antano paslėp, nu tai tikrai sugalvočiau. Nuo ko? Nuo tas, tipo. Nuo manęs vieno.
Seniai, atrodo- pas bebrą irgi manęs neieškotum. Kai būna ten, kurie serijiniai žudikai, kai būna paslepia vis tiek nuo policijos, žinai. Bet jie tiesiog išvažiuoja į kitą šalį ir niekas Jo, bet nepažįsta. jų ieško tik tais policija. Jo. 8 milijardai žmonių. 8 milijardai, fuck. Visi. Nu, tai ne... Nu, Seniai, 8 milijardai, kas tau skris į Lietuvą ieškot? čia that's the point. Gal kur nors, tipo, kaip nors reikėtų atrasti, kur biškai pažymėjo jūros lygis ir su salanu jie išlindo, ir jos nėra mepsus, niekas netikrintų, žinai. Nu jo, bet tada reikėtų tau pačiam kažkaip ir nusigauti iki jos. Nu, nuplauksi, nu. Pat nuplauksi, reikia valtis. Valti pirksi, nuomosies, žmonės jau žinos. Na, va čia tas ir yra, žinai, kur, tipo, aš irgi bandžiau Gal sugalvoti, kaip iš Men in Black, kur turėtų tušnuką, kur atminti pradanginė. Jo, nebent, jo, tas, bet aš irgi bandžiau sugalvoti, bet, sakau, į džiunglės kažkokias, statytis, tam mediją namelį, žinai, kažkokį, nu, tipo, Nepatinka man šitas ypatinis klausimas. susinervino. Žiūrėjau, sunerina. Gal užtenka? Jūs galite atsakyti komentaruose, kaip Jo. jūs, pavyzdžiui, Kas užtenka, kol neturėsim atsakymą. Negausim atsakymo, nėra atsakymo. Seniai, nėra atsakymo. Ką GPT atsakytų? Bandėt? Nebandžiau, Žiūrėk. bet parašykit jūsų komentarą, kur jūs lėtumėtės, jeigu tokia situacija būtų. Gaunat milijoną, gaunat savaitę, reikia paslėpti 7 dienom nuo viso pasaulio, nes jūs visas pasaulis ieško. Galite parašyti komentarus, koks jūsų būtų pasirinkimas. Ką tu darai? ChatGPT. ChatGPT? Labas. Dar nespalaudina. Su lietuviškai, jinai kalbės. Mhm. Jo? Tai taip, taip. Tai kad neužlaudina kažkodėl. Internetas LT. Kur tu? Pradingai. Išėjai. Dabar, biškai, patemkit gumą, aš noriu paklausti. Tai tau rimtai dabar reikia paklausti, va ChatGPT? Man šiuo metu reikia paklausti. Nėra Tau senės svarbiausias- atsakymo. Jisai belia ką pasakys tiesiog, kad Labas. tau atsakytų. Žiūrėk, tokia situacija. Įsivaizduok, dabar turi savaitę laiko susirasti slėptuvę, ne? Gauni 1 milijoną, kad tą slėptuvę pasidaryti, ar kaip nori, ir gali slėptis apskritai bet kur pasaulyje. Bet tada yra kita savaitė laiko, kai tavęs ieškos visi pasaulio žmonės, įskaitant visus 8 milijardus, kad ir kiek ten yra dabar tų žmonių. Kur slėptumėsi pasaulyje, Kad tavęs nerastų niekas. Įdomi situacija, galvočiau, kad rinkčiausi kokią nors vietą, kur mažai žmonių lankosi. No shit. Gal kokią nors... Tai tiesiog išgirdau Ką? tavo šitą. Gali pakartoti? Žinoma, sakyčiau, rinkčiausi kokią nors atokią vietą. Gal kokią salą ar negyvenamą vietovę. Kur nors, kur mažai žmonių lankosi. Bet neatsakė man į klausimą. Žiūrėk, tai salų yra visokių, bet vat, tiksliai galėtum man atsakyti, kur slėptumės, nes man dabar tokia situacija, man reikia. Maris ieško. Jeigu reiktų man slėptis, rinkčiausi kokią negyvenamą salą ramėjame vandenyne. Pavyzdžiui, kokią nors atokią salą Polinezijoje. Ten būtų... Bet seniai, aš irgi sakiau, atsimeni, ramusis vandenynas, karočią sala. Tai išgirdo. Karočią maladėts. Ačiū. Jei reiktų daugiau patarimų, drąsiai klausk. Nėra ką davai. Bet tokį basic atsakė. Šiaip pagalvojau, kai pasakė apie tipo vandeninus, tas Gaurimas Mockus dabar. Nu jo, ten irgi tas dalykas. Jo, visas. jam nepasisekė, jų ten taifūnas. Bet ir jį ten jį sunkiai surado. Tai jeigu jo... Jo, realiai. Gal būtų varkę tiesiog su valtim, hujerint per vandenyną. 3 paras jisai ant kiek- Antenų ir tavęs negali susekti. Jo, jo, jo. Jo negali susekti laivai, ten laivų šiaip mažai tipo plaukia. Tai realiai pasiemi iš aurimo valtelę, Jo. nuknis visas antenas, IPS, visus ką reikia ir išplaukit tiesiog. Ne, Dabar kaip val- dabar dabar- valtis yra vandeninė. Laisva, Tu gali realiai pasimti ją. Tik jie reikia surasti. Su nes visa įranga. Sakė, neranda. Nu taip. Tai sakė 200 000 ar kiek tenai jisai Nu, paliko. tai kad paimti, jo. Jo, žinau. Bet kalbėjau, kad Valjavičius galima valti pasimti. Nu, tipo, vat, šiuo atveju galėtum pasimti Valjavičius, nuknisti visus tos radarus, viską, Jo. išplaukti ir tikrai mažai šansų, kad tave Valnijas suras. Seniai, Mockus plaukia 4 mėnesius. Bet žinai, kas yra? Tu Visi žinos, kad išplaukiai. Ne tai, kad viską, tu tarkim, niekas nežino, kad tu išplaukai, bet kiek tu nuplauksi per 7 dienas Taip. toli nuo kranto? Ypatingai su mūsų pasiruošimu fiziniu. Kur tu, blėt, žinai, hujernis, 7 dienas, blėt, tai vis tiek krantas prieš pat. Ne, čia paprasčiausiai čia reikėtų su 100 000 įšautum motoriuką. Į tokią valtelę. Nu ir nuhujarinsi, nu. Nu nebent su motoru, bet... Bet yra kitas minusas, kad pats neįknisi motorą, tai žinos, kad įknisai motorą ir tavęs biški daugiau laivų galimai ieškos. Tai galimai reikėtų tą savaitę pamanevruoti ten labiau vandenį. O įmanoma per savaitę išmokti su laivu skraidyti. O seniai, o įmanoma tiek degalų turėti lėktuve, kad galėtum skraidyti?
Tai bet aš tą norėjau paklausti, ar įmanoma išmokti lėktuvų skryti, ar įmanoma 7 dienas skristi? Neįmanoma. Jaučiu, Ne, neįmanoma. jaučiu, Ne, ne, ne. ilgai. Bet jeigu būtų įmanoma, tai variantas. Tipo, palį oro- vandenį skraidai. Bet su oro balionu. Į durnius. 7 dienas, matau, išskristum, nes tu prisikrautum dafiga to dujų. Oro balionų. Ir Seniai, tiesiog- kai tokia veičia Lietuvoje dabar. Tu vis tiek kilti. Ai, o žinojot, vienoj planetai, va čia irgi šiandien išgirdau molėtose, pas mus, kai jau būna 20 metrų per sekundę vėjas, ne, kad jau pyzė būna. Nu, tipo, jau, nu, toksai vėtra. Tame, primink man. Saturne. pavadinimą. Ne, Molėtose. ne, planeta. Marsas. Ne. Venera. Piteris. Jupiteris. Va gal Jupiterį, neatsimenu. Nu. Vienoje iš planetų ten, kur daugiau vandenilio. 800, man atrodo, metrų per sekundę vėjas pastovus. Tu, bet taip aukštai, tu pagalvo, koks vėjas. Ten yra, čia pas mus 20, o ten 800. Man atrodo, jo. O kodėl jie nestato vėjo jėgainių tenais? Seniai, tu Pizda. genijus. Elektros prigamintum, jo aptvaimat, metam į priekį. Pizda, Vieną kartą seniai. prasisuka, visą Lietuvą aprūpinta. Crazy, ne? Crazy. Wow. Gerai, dabar pratęs, kaip ten sakai, su varikliuku skraidyti ore. Nu, su oro balionu prisikraut belia kiek dujų, aplink save tu stovi, čia vien dujos ir tu keiti tas balionus. Lemą oro balioną žiūri lengva pastebėti. Taip, bet tu gali pakilti su juo, aš žinau, pakankamai aukštai. Bet tave jau surado, pamatė. Seni. Pelkutė bebriukai. Nu, realiai tu nerasi. na. Polka su bebriukais. Eik, tu savo. Rimtai nerasi. Nu, parašykit jūsų komentarų. Jo, parašykit, ką ką čia jūs galvojat, nes- nepasiduodu. Žinau savo atsakymą. Mes dabar kito Tiesiog negalėjau sakyt. Ieškosim ir galvosim, kaip galim geriau. Atsiprašau, ką ten pasakiau, kam jums ten pas jūs ateina, nepykit labai manęs. Apskritai aš nepykstu ant visų jūsų. Kem 99, žodžiu. LTR, kad... Ačiū labai. Ate. Ačiū.